Danielės širdis. Antras skyrius. Baltojo senelio namai. Danielė vieniša sėdėjo liūdesio menėje ir verkė. Rojus, tikrieji angelių namai, buvo toks pats daugiasluoksnis kaip ir tie fiziniai astraliniai planai, kuriuose gyveno įsikūniję žmonės. Žemesniuosiuose rojaus poplaniuose telkdavosi nusiminę, pavargę ar savimi nepatenkinti angelai. Čia dvasinės vibracijos buvo palyginti grubesnės nei aukštesniuosiuose planuose, nors iš pirmo žvilgsnio visa aplinka skendėjo nuostabioje skaisčioje šviesoje. Turintys vidinių skaudulių angelai čia leisdavosi iš begalinio gailestingumo, nenorėdami savo disharmoningais išgyvenimais, kaip nemaloniu triukšmu, trikdyti meilėje ir džiaugsme skendinčių savo brolių. Tai buvo angelų atgailos vieta. Čia jie būdavo tol, kol išgyvendavo savo skausmą ir nušvitę, nuščiuvę, vėl grįždavo į aukštesnius savo tikrojo darbo ir kūrybos planus. Tie, kurių sąžinė reikalaudavo dar griežtesnės atgailos, leisdavosi į pragaro planus. Ištrūkusi iš pragaro, Danielė pasijuto dar nepajėgi kilti į savo namus rojuje. Kol kas negalėjo leistis ir atgal į fizinę žemę, baigti Danielės įsikūnijimo. Kaip nusivylęs savo darbo dailininkas, ji atstūmė į šoną šią nebaigtą tapyti Danės gyvenimo drūbę, prie kurios ketino grįžti sukaupusi naujų jėgų ir išgyvenusi naują įkvėpimą. Kadangi laikas subtiliuosiuose planuose ir fizinėje žemėje teka skirtingų greičių, bet kada galės sugrįžti į bet kurią pasirinktą savo įsikūnijimo akimirką, sakė jis sau. Dabar jai reikėjo daug viską apmąstyti, daug dalykų iš naujo pervertinti, priimti visiškai kitus sprendimus. Ją sukrėtė pažintis su ugnimi ir netikėta atomazga. Jos viduje virė aibė prieštaringų jausmų. Pyktis ant aitros, neviltis dėl ugniaus atminties ištrinimo, troškimas kovoti ir beviltiškumas, suvokiant, kad kovoti nėra su kuo. Kol viso šito išgyvenimo kamuolio nesuvaldys, nesuvoks ir nepalaimins, ji savo draugams angelams tokiomis sūkuringų jausmų vibracijomis rėš ausį kaip pjūklas, džyrinantis metalą. Jos vienatvę sutrikdė linksmas balsas. Danielė, štai kur tu. Danielė pakėlė akis ir išvydo prie jos artėjančią spindulingą jauną angelę, savo draugę Skaistę. Labas, Skaiste, ar ir tu liūdi? Oi, ne, nusijuokė ši ir aplink ją pasklido švelnus varpelių tilindžiavimas. Kai tik išgirdau, kad tu grįžai iš pragaro, panorau tave pamatyti. Sužinojau, kad liūdesio plane nusprendei pratęsti tai, ko nebaigei ten. Ir iš karto atskubėjau pas tave. Kalbėdama, Skaistė stengėsi neišsiduoti, kad ją žeidžia Danielės skleidžiami sielvarto ir pykčio srautai. Danielė pati tai suprato ir įvertino draugės atsidavimą. Tokie jau tie angelai. Vieni dėl kitų ir dėl žmonių gerovės pasiryžę bet kokioms aukoms. Ak, Skaiste, ačiū, man viskas gerai, skubiai atsakė Danielė, norėdama nuraminti draugę, kad ši galėtų kuo greičiau keliauti atgal. Senąją graužatį jau išgyvenau, dabar liko sudėlioti mintis dėl šviežių išgyvenimų. Skaistė nebuvo nusiteikusi skubėti. Ji atsisėdo šalia Danielės į patogų krėslą ir ramiai, bet įsakmiai tarė. Papasako, kas nutiko. Širdies atvirimas artimai sielai – nuostabus vaistas. Danielė su dėkingumu priėmė galimybę išsikalbėti.
Vienas tamsusis, vardu Ugnius, man padėjo išsivaduoti iš kaltės jausmo. Šiuo metu aš esu prisiėmusi žemišką įsikūnijimą. Dėl svarbių priežasčių laikinai iš jo pasitraukiau. Kai viską savyje sudėliosiu, anksčiau ar vėliau dar turėsiu jį grįžti ir baigti pradėtus darbus. Bet dabar ne apie tai, dabar apie tamsųjį. Jis atsekė mane į žemę, pasinaudojęs vieno vyro kūnu. Tam, kad atskleistų man, koks nekūrybingas ir beprasmis yra užsitęsęs savigraužos procesas. Ir žinai, per tas kelias dienas, kurias praleidome kartu, aš jį pamilau. Jis visiškai kitoks nei tie tamsieji, su kuriais man buvo tekę susidurti anksčiau. Jis supratingas, moka užjausti. Ir atrodo, aš jam taip pat patikau. Nuo šio prisiminimo Danielė užsikirto ir ėmė verkti. Tai juk nuostabu, kokia romantiška istorija, sušuko Skaistė. Vadinasi, jame sudygo šviesos sėkla ir tavo padedamas jis įgis šviesos savybių. Viena iš šviesos angelų svajonių – tamsos nuklydusius angelus grąžinti į šviesos kelią. Jam ištrynė atmintį. Ašaros upeliais tekėjo Danielės skruostais. Ak, Skaistė, žinau, kad tau patinka klausytis romantiškų istorijų, tačiau mano istorija su liūdna pabaiga. Skaistė entuziastingai papurtė galvą ir suėmė Danielės rankas. Ji tol liejo iš savo širdies į draugę meilę, atjautą, džiaugsmą gyventi, kol ši aprimo ir pakėlė akis. Danielė, pamokančių vyresniojo balsu tarė Skaistė, jeigu susitikimas baigėsi blogai, vadinasi, jis dar nesibaigė. Tai ne visos gyvenimo istorijos, o tik vieno jos epizodo pabaiga. Juk žinai, kad gyvenimas amžinas ir mūsų tobulėjimo kelias jame begalinis. Tai kaip tu gali apriboti savo kūrybą liūdesiu dėl vieno blogai pasibaigusio epizodo? Kelkis ir reik kurti šios istorijos tęsinį tol, kol jis atneš tavo trokštamą rezultatą. Danielė šyptelėjo. Taip, atsimenu, kaip šios žodžius mums kartojo mokytojas mokykloje. Ačiū, kad priminėjai. Žinau, kad turėsiu grįžti ir išbaigti tą įsikūnymą, iš kurio čia pakilau. Tik kol kas noriu truputį atitokti, nes man bus sunku matyti vyrą, kuriame neliko ugniaus sąmonės. Ir reikės kaip nors nukreipti nuo savęs jo žemišką aistrą. Vis tiek neleisiu tau tuščiai graudentis, ryžtingai tarė Skaistė. Jeigu nori trumpai atsitraukti nuo žemiškojo įsikūnymo pareigų, tada tai greičiau pavyks, jei būsi užsiėmusi aktyvia naudinga veikla. Dėkis prie manęs. Aš baigiau sielų gelbėjimo kursus ir šiuo metu dirbu sielų vedle. Paprašysiu dėl tavęs mūsų grupės vadovo, Arkangelo Marko. Tikiu, jis leis tau padirbėti su mumis. Trumpai paaiškinsiu esmę. Aš dirbu su sielomis, išsilaisvinusių grupinių mirčių metu. Tai šiek tiek sudėtingiau nei pavienių mirčių atveju. Skaistė nedavė laiko Danielei apsispręsti ir atsakyti. Ji jautė savo draugės būseną ir iš patirties žinojo. Liūdinčiajam būtina suteikti naujos veiklos ir naujų išgyvenimų. Svarbu neleisti jam užsibūti savo melancholijoje, kuri tik silpnina gyvybinės jėgas. Danielė po angelų mokyklos praktiškai buvo spėjusi susipažinti tik su nedidelė dalimi plačios angelų veiklos. Ji teoriškai žinojo, kad mirus žmogui prie jo prisistato ir tamsos ir šviesos būtybės. Jeigu mirusiojo sąmonė skaidri, nušvitusi, jo siela ima traukti į rojų ir tuomet ją palydi angelas. Jeigu žmogus gyvenime apsunko nuo aistrų ydų, prisirišimų, jo siela vibruoja žemosiomis vibracijomis ir turi būti išvalyta pragare.
Tokiu atveju siela su savimi pasiema tamsos būtybė. Danielė iš mokymo kurso atsiminė, kad mirties valandą žmogaus sąmonė išgyvena sudėtingą atsiskyrimą nuo fizinio kūno ir vidinę sumaištį. Įsikūnijusių į žmogaus kūną angelų mirties atveju viskas būdavo šiek tiek kitaip. Jie neišgyvendavo užsimiršimo ir sumaišties, o jų pasitikti ateidavo artimi draugai angelai. Visa tai žaibu šmėstelėjo Danielės mintyse ir ji vėl grąžino dėmesį prie draugės žodžių. Ši įsijautusi pasakojo. Toks grupinis darbas man labai patinka. Jis daug įdomesnis nei gelbstint pavienę sielą. Kai Žemėje vyksta kokia nors katastrofa, jos metu žūsta daug žmonių. Dalies jų sąmonė skaisti ir keliaus su mumis, dalies apsunkusi, tad turės leisti laiką pragare. Dėl šių viskas aišku ir klausimų nekyla. Tačiau dalies žmonių sąmonės turi savyje nemažai ir gėrio, ir blogio. Jos per savo gyvenimą atliko ir atviros širdies paskatintų besąlyginės meilės poelgių ir sąmonės užtemimo metu sužadintų grubių egoizmo veiksmų. Mirties akimirką tokiai sąmoniai galima padėti apsispręsti, pasiryžti, ateityje gausinti tik gėrį. Mes, šviesos angelai, stengiamės šiai sąmoniai kaip galima labiau nušviesti jos amžių kelią ir padėti pakilti į aukštesnę sąmoningumo pakopą. Tačiau tamsos angelai irgi nesnaudžia. Jie toliau gundo sielą, kaitindami jos aistras ir prisirišimus. Žodžiu, vyksta tamsos ir šviesos jėgų dvikova. Tokių nevienareikšmių sielų katastrofos metu būna ne viena. Taigi įvyksta visiškai neblogas mūšis. Buvo akivaizdu, kad Skaistei tokie surėmimai žaisminga pramoga. Danielę irgi pagavo kovos entuziazmas. Joje pabudo vidinė energija. Tikrai, tai labai kilni misija, aš mielai prisidėsiu. Puiku, Skaistė paleido Danielės rankas iš savųjų. Skrendam, supažindinsiu tave su grupės draugais. Skaistė, kaip vedlė, sutelkė dėmesį į norą atsirasti prie draugų. Ir abi angelės beveik iš karto atsidūrė aukštesnėme, gerokai subtilesnių vibracijų rojaus plane nei liūdesio menė. Danielė apsidairė. Jos stovėjo gėlėmis nusėtoje pievoje prie siauručio upelio. Netoliese matėsi šviesos spindulių nušviesta beržų giraitė. Po pievai vaikštinėjo ar joje sėdėjo aibė skaisčiai švytinčių būtybių. Grupinių atvejų sielų vedliais tarnavo daugiausia jauni angelai, atlikinėję praktiką po mokyklos baigimo. Ši užduotis buvo palyginti nesunki ir standartiška. Jeigu kildavo nesklandumų, angelai kreipdavosi į savo vadovą. Laisvų nuo užduoties metu sielų vedliai linksmai ilsėjosi. Kas žaidė su kamuoliu, kas grojo arfa, kas dainavo ir šoko. Jie buvo tokie laimingi, kad Danielė nejučia užsikrėtė vyravusią nuotaiką ir laikinai pamiršo savo sielvartą. Susipažinkite su nauja mūsų grupės nare. Skaistė pristatinėjo draugam Danielę, o jai vardijo kitus angelus. Čia tyla, čia mėlis, laisvė, skambesys, valius. Danieliai pristatomi angelai iš savo auros į jos pusę ištiesdavo pluoštą šviesių gijų ir jomis lengvai prisiliesdavo prie tokių pačių jos auros gijų. Taip jie vieni su kitais sveikinosi. Kai kuriuos Danielė pažinojo iš mokyklos laikų, tik jie mokėsi aukštesniuosiuose lygiuose. Jų čia suskaičiavo apie 20. Ir kaip jie spėja tvarkytis su Žemėje nuolat vykstančiomis katastrofomis? Yra ir kitų grupių, paaiškino Danielei tyla, išgirdus jos nusistebėjimą. O kad nesusigrūstume visi į tą patį įvykį, esame pasiskirstę teritorijomis. Kaip šaunu, kad prie mūsų prisidėjai, šiltai tarė Mėlis, labai gražus angelas, kuriam Danielė jautė simpatiją nuo mokyklos laikų.
Mūsų grupė nuolat kinta. Vieni ateina, kiti panorėję naujų patirčių išeina. Aš čia tarnauju seniai ir jaučiu, kad greitai iškeliausiu. Ką ketini veikti? Pasidomėjo Danielė. Esu pateikęs paraišką keliauti mokytis pagal mainų programą į kitą galaktiką. Kol laukiu atsakymo, su malonumu ardau tamsiųjų kėslus. Kad žinotum, kaip šauniai pasilinksminome praeitą kartą, Laisvė sugalvojo vieną būdą, kaip mirusiojo sielai įtikinamiau parodyti savanaudiškų norų beprasmiškumą. Jis sukūrė vaizdinių seriją kaip kokį reklaminį filmą, suspaudė visą tai į energijų kamuolį ir išdalino mums jo kopijas. Ne visų žmonių sąmonės yra tinkamai išsivysčiusios, kad mirties akivaizdoje mokėtų greitai įvertinti nugyvento fizinio gyvenimo patirtį. Toks reklaminis egoistinių darbų pasekmes atskleidžiantis filmas padeda jums mokytis iš svetimos patirties. Atsiradę prie iš fizinio kūno išsilaisvinusios sielos, mes nepastebimai įmetame jai į sąmonę šį energijų kamuolį ir pagreitiname procesą. Praėjusį kartą vienas iš tamsiųjų pastebėjo šį mūsų veiksmą. Kad žinotum, koks tarp jų kilo triukšmas, ar nevaliau? Greta stovėjęs kiek žemesnio už Mėlį ūgio ir netokių kaip jo skaisčių bruožų angelas sukikeno. Tai buvo nuostabu. Mane nuo kojų iki galvos apdrabstė aistrų ir ydų purvais. Ir kokia smarvė! Teko keliauti į apsiplovimų planą ir gerokai atmirkti. Grupelė angelų smagiai nusijuokė. Išradingoji Laisvė, patenkinta savo išmonę, išdidžiai krestelėjo baltas garbanas, gaubusias jos liauną kūną iki juosmens. Dabar kuriu patobulintą filmų versiją, kuri bus dar įtaigesnė emociškai. Gal nori pasižiūrėti? Danielė sulinksėjo galvą. Jai čia viskas buvo įdomu. Sielų vedliai rodėsi nepaprastai šaunūs. Kaip gerai, kad Skaistė ją pasikvietė. Netoliese suskambo žemas gongo garsas. Iškvietimas! Suuliavo džiaugsmingi angelų balsai. Kaip karinės parengties metu, visi grupės nariai metė tai, kas ko buvo užsiėmęs, ir durniu pulku nėrė žemyn. Tamsos pasaulyje vyko kapitonų susirinkimas. Šimtai keičiančių formą būtybių būriavosi į romėnų amfiteatrą panašioje laiptuotoje įduboje. Jos viduryje ant pakylos buvo įsikūręs stambus kapitonų vadovas, legionų pulkininkas. Jis skleidė aplink save tokią galią ir įtaigą, kad kapitonai į jį žvelgė kaip užhipnotizuotos beždžionės į pietauti susiruošusį smauglį. Pulkininkas Virtūnas mėgavosi savo valdžia. Kiekvieno tamsos angelo svajonė kilti galios ir įtakos laipteliais iki aukščiausio jam pasiekiamo valdžios laipsnio. Visi žinojo, kad kuo didesnė valdžia, tuo didesnė atsakomybė, o bausmės už vadovybės lūkesčių nepateisinimą itin griežtos. Dauguma greit iškilę taip pat greitai ir nusirisdavo daug žemiau, nei buvo iki to. Ir visgi visi nenumaldomai siekė iškilti. Pulkininkas buvo įtūžęs. Jis tik gavo pylos nuo savo tiesioginio vadovo ir ketino tuo pasidalinti su savo pavaldiniais. Manote, kad jums bus leista miegoti ant savo ankstesnių pasiekimų laurų? Liejo valią susirinkusiesiems, o jo balsas dėl puikios įdubos akustikos skaudžiai skambėjo kiekvieno kapitono ausyse. Daugiau griežtumo veiksmuose, daugiau griežtumo mintise. Tik nuolatinis griežtumas padės jums teisingai įvertinti sudėtingas situacijas ir išspręsti jas naudingai mums ir nenaudingai šviesai. O ką dabar matome? Žemėje daugėjant žmonių daugėja egoizmo ir žiaurumo. Dėl to
po mirties pas mus patenka daugiau grubiomis vibracijomis persisunkusių sielų. Mūsų lervos darbininkės nespėja valyti aistrų, ydų ir nuodėmių vibracijų purvo. Ekologinė pusiausvyra dar labiau trikdo vis gausėjantis atgailaujančių angelų srautas. Kuo daugiau žemėje skausmo, tuo daugiau šviesos angelų į ją leidžiasi teikti paguodos. Naivūs, nepatyrę, jie dažniau klysta, o būdami itin reiklūs savo, dažniau nei anksčiau pasmerkia save atgailai pas mus. Ir lyg to dar būtų maža, vis daugiau angelų išlaisvintojų yra sužeidžiami ar užsikrečia šviesa. Blogai jos parengėte, per silpnas asmenybės parenkate. Kapitonai muistėsi savo vietose. Pulkininkas neklausė jų nuomonės, nelaukė jų komentarų. Jis atėjo duoti nurodymų. Trumpam nutilęs, įdėmiai nužvelgė kiekvieną kapitoną iki jo esybės gelmių ir įsakmiai tęsė. Nurodymai tokie. Pirma, visi galvojate, kaip pagreitinti grubiųjų vibracijų apdorojimo procesą. Duodu jums mėnesį laiko. Kas pateiks geriausią projektą, gaus teisę pats jį įgyvendinti. Kapitonai sujudo. Tai buvo puikia galimybė ženktelti karjeros laipteliu aukštyn. Rizika, kad jų pasiūlytas planas gali žlugti, nė vieno negąsdino. Jie buvo pratę drįsti ir rizikuoti. Tamsos pasaulyje tik taip galima ko nors pasiekti. Pulkininkas tęsė. Antra, po mėnesio noriu išgirsti, kaip jums pasisekė sutrumpinti angelų atgailos laikotarpį ir iš viso sumažinti jų patekimą į mūsų pasaulį. Mes negalime jiems uždrausti patekti į pragarą, neišlaikęs sumurmėjo kapitonas Dagys. Pragaras ne kokia tai fizinė vietovė, kad ją galėtum aptverti spygliuota viela. Pragaras tai sąmonės būsena. Kad ir kaip tyliai buvo tarta replika, pulkininkas išgirdo, nukreipė svilinantį žvilgsnį į susigūžusį Dagį ir taip pat tyliai atsakė. O jūs galvokit, kaip išvilioti angelus iš atgailos būsenos ir kaip jiems iš viso ją neleisti įkristi. Toliau. Jis vėl pakėlė balsą. Visiems angelų išlaisvintojams privalomas neeilinis patikrinimas. Bus testuojamas jų atsparumas šviesai ir pažiūrų tvirtumas. Patikrinimas bus pradėtas rytoj. Kiekvieno regiono kapitonas gaus grafiką, pagal kurį turės siųsti savo pavaldinius į gydyklą. Ten juos testuos speciali mano sudaryta komisija iš vietinių gydytojų ir iš kelių mano paties pasirinktų psichologijos specialistų. Kapitonams svilo padai. Seniai jų taip neišdėjo iš šuns dienas. Gali pagalvoti, kad jie nieko neveikia, tik per dienas sulioja smuklėse. Visų ambicijos buvo užgautos. Jų galvose čia pat ėmė suktis mintis, ką ir kaip reikės daryti grįžus pas savo vadovaujamą grupę. Pulkininkas to ir siekė. Geriausiai mąsto tas tamsos gyventojas, kurio garbė yra užkabinta. Štai jiems dar kelios strėlės. Dabar pakalbėsime apie konkrečių kapitonų darbą. Ramesniu, pasitenkinimo kupinu balsu tarė pulkininkas. Kapitonų nugaromis nuvingiavo šiurpuliukai. Vienas dalykas klausyti bendro pobūdžio kritikos ir visai kitas būti viešai sukritikuotam už asmeninę veiklą. Ir pulkininkas tai žinojo. Jis neskubėdamas ėmė vardyti. Laisvamanė. Tavo vadovaujama įsikūnijusių žmonių laisvos valios išbandymo grupė dirba nepakankamai efektyviai. Tavo pastangos mūsų netenkina. Gauni savaitę naujam veiklos planui pateikti, o kad geriau mąstytųsi, šį laiką praleisi kaip eilinė mirusių sielų rūšiuotoja po atitinkamus pragaro regionus. Stambi ir grėsminga tamsos būtybė laisvamanė susigūžė ir nuolankiai priėmė bausmę. Baisi gėda iš kapitonų rango būti nužemintai iki eilinio juodadarbio. Tačiau ji pasistengs. Per savaitę sukurs ambicingą planą ir sugebės susigrąžinti savo vietą.
Vieni gavo pylos, kiti buvo pagirti, tokie iš pasididžiavimo savimi išsipūsdavo kaip oro balionai. Piktavali, tavo pastarasis reidas į lošimo namus man patiko. Puikiai suorganizavai masinį godumo aistros proveržį. Tik negalvok, kad tu ilgam užsitarnavai ramybę, laukiu iš tavęs naujų pasiūlymų. Ilgakoji, tavo siūlomas projektas rūšiuoti pas mus patekusias sielas pagal jų išgyvenamų grubiųjų vibracijų pobūdį man patiko. Tai neblogas dalinis užterštumo problemos sprendimas. Leidžiu pačiam užsiimti projekto įgyvendinimu. Surink komandą, parenk detalų veiksmų planą ir rytoj pristatyk jį man. Beveik kiekvienas kapitonas buvo paminėtas. Pagaliau pulkininkas sustojo ties Aitra. Jo žvilgsnis tapo rūstus. Tavo prižiūrimame regione padaugėjo atgailaujančių angelų. Grupėje padaugėjo nelaimingų atsitikimų. Girdėjau, kad vienas geriausių tavo išlaisvintojų, kurio rengimą buvo įdėta daug laiko ir energijų, neatsispyrė eiliniai jaunai angeliai. Gėda. Tu kaip vadovė turi už tai atsakyti. Laukiu iš tavęs veiksmų plano, kaip šalins iš savo teritorijos šviesos būtybės ir tvirtins išlaisvintojų moralę. Apmąstymų savaitę praleisi kaip grupinių mirčių sielų surinkimo grupės vadovė. Mažiau atsakomybės turintis, paprastesnis darbas leis tau ramiai apmąstyti, ar esi pakankamai brandi angelių išlaisvintojų kapitonės pareigoms. Tavo dabartinę vietą laikinai užims geriausias tavo angelų išlaisvintojas. Žinoma, ne tas, kuris pateko į gydyklą. Jis jau nėra geriausias, jeigu net laikė šviesos pinklių. Specialiai kandus kalbos tonas pasiekė tikslą. Aitra visa suraibuliavo iš pažeminimo. Ir visgi ji nieko daugiau neišreiškė savo nuoskaudos. Tamsieji nepratę rodyti savo jausmų ar gailėtis kitų. Ji pati niekada neužjausdama pažemintojo pareigose ar iš kitų nesitikėjo simpatijos. Už savo veiksmus atsakome patys, savo klaidas taisome patys. Ir patys mėgaujamės šlove. Susirinkimas baigėsi. Kapitonai išsiskirstė, vieni pralinksmėję, kiti nusiminę, visi susitelkę naujoms užduotims. Aitra perdavė įgaliojimus angelų išlaisvintojai Vinklemintei. Stengėsi nepastebėti šios neslepiamo džiūgavimo. Buvo aišku, kad Vinklemintė tikisi kapitonės pareigas išsaugoti ir po savaitės. Pragare pokyčiai vyksta greitai ir nenuspėjamai. Buvusioji kapitonė susirado savo naująją pavaldinių grupę ir jiems prisistatė. Ankstesnis grupės vadovas Žaibas dėl prastų grupės rezultatų buvo pažemintas iki eilinio sielų vedlio ir sukandęs dantis kentė naująją vadovę. Visgi ir jis, ir kiti grupės vedliai suvokė. Norint gerų rezultatų, reikia dirbti kartu ir darniai. Kitaip šviesos angelai vedliai susirinks didžiąją katastrofos aukų dalį ir tada tamsos pulkininkas nepasigailės nė vieno. Nepasiteisinsi, kad kiti blogai dirbo. Papasakokite man, su kokiomis bėdomis susidurite ir kodėl per susirinkimą buvote paminėti kaip blogiausiai dirbanti grupė, pareikalavo Aitra. Buvęs grupės vadovas Žaibas jautėsi viršesnis už savo ankstesnius pavaldinius ir prakalbo pirmas. Buvome sėkminga grupė, kol mūsų kontroliuojamo fizinės žemės regiono šviesos angelų vedlių grupiai pradėjo vadovauti naujas arkangelas Markas, dalykiškai dėstė Žaibas. Jis iš itin aukštų dangaus regionų, niekada nesikūnęs fizinėje žemėje. Savo svajose paskendęs mokslininkas, kuriam staiga nušvito užduotis leistis žemyn ir padėti išsikūniusių žmonių sieloms atsiminti savo sąmoningumą. Toks hiperaktyvus pasaulio gelbėtojas. Žaibo balse jautėsi asmeninė nuoskauda ir pasipiktinimas. Jis nesilaiko senos tvarkos ir neteisėtais būdais
trikdo tarp šviesos ir tamsos angelų nusistovėjusią sielų pasidalijimo pusiausvyrą. Kelis pastaruosius kartus iš katastrofų vietos grįžome patyrę didelių nuostolių, nes šviesos angelai sumaištyje esančioms ką tik žuvusių žmonių sieloms ėmė slapta taikyti reklaminį šviesos kelio pristatymą. Juk žinoma, kad tokia siela dar nesuvokia, kas jai nutiko, ir patikliai priima pirmą jai tekusią informaciją. Šviesiesiems nerūpi, kad dirbtinai į šviesą nukreipta siela dar nėra subrendusi išsilaisvinti iš savo žemiškųjų prisirišimų. Žaibas įsikarščiavo ir pakėlė balsą, o jo grupės draugai pritariamai linksėjo. Gal tai ir ne mano reikalas, tačiau anksčiau ar vėliau tokia nebrandi siela dėl savo per ankstyvo nušvitimo kris į puikybę ir papildys mūsų regiono gyventojų gretas. Aitra suprato žaibo rūpestį. Tai nebuvo altruistiškas nerimas dėl kančių, kurias išgyvens savo ankstesnį aukštį suvokusi ir dėl puikybės žemyn kritusi siela. Bėda buvo ta, kad į pragarą tokia siela patekdavo švytėdama beveik kaip angelas. Jos savigraužos dėl pasidavimo puikybei vibracija buvo viena nemaloniausių ir sunkiausiai išvalomų. Lervos, kurios apspisdavo tokią atgailautoją, dažnai sutrikdydavo savo virškinimo sistemą. Taip, angelai, skubėdami pasiimti į rojų nesubrendusias sielas, iš savo gailestingumo joms tik kenkia. O mes ir vėl, tarsi gerosios šviesiųjų auklės, turime juos prižiūrėti ir kaip iš mažų vaikų atimti pavojingus žaisliukus. Pyko Aitra. Balsu ji tarė. Supratau, bjaurus reikalas. Ir visgi turime rasti išeitį. Žinome, kokį įrankį jie naudoja. Pasinaudokime jo ir mes. Žaibe, tau paskiriu skubiai sukurti trumpą, įtaigų reginį, kuriuo mirusiojo vėliai primintum visus jo brangiausius prisirišimus iš praėjusio gyvenimo. Primink jam galimybę turėti dar daugiau turtų, dar daugiau valdžios. Leisk jam pajusti malonumą vartoti, malonumą būti įtakingam. Na, tu ir pats žinai, kokie dalykai labiausiai žavi žmonės. Ir žiūrėk, kad iki kito iškvietimo į žemę turėtumėm ką jiem pristatyti. Žaibas, paklusdamas, nulenkė galvą ir atsisukęs į kelis grupės draugus pasirinko savo pagalbininkus šiai užduočiai. Aitra dėstė toliau. Įvykus kitai katastrofai, jos vietoje turime atsirasti greičiau už šviesos angelus. O tai kaip tą atlikti, jeigu nežinome tikslios įvykio vietos? Sušurmuliavo balsai. Pasiskirstykite po kelis, budėti arčiau fizinės žemės paviršiaus. Stebėkite energijų sutirštėjimo vietas, kuriuose potencialiai gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Aš pakilsiu aukščiau į galimybių planą ir iš ten pasistengsiu numatyti kitos katastrofos vietą bei laiką. Taigi, į darbą. Ryžtingai ir griežtai. Šį kartą mes laimėsime. Įkvėpti aukšto įšventinimų lygio sąmonės įtaigos, grupės darbininkai vikriai išsilakstė su užduotimis. Kai suskambo žemas gongo garsas, pranešantis apie naują nelaimę fizinėje žemėje, Aitros grupė greičiau už šviesos komandą spėjo prisistatyti į įvykio vietą. Kalnuotoje vietovėje susidūrė du traukiniai. Vienas jų nugarmėjo tarpeklį, kitas degė. Aplink nelaimės vietą sklandė sutrikusios žuvusių žmonių sielos. Dalis jų buvo tokios skaisčios, kad dėl jų kelio abejonių nebuvo. Jos pačios lengvai kilo aukštyn, tarsi galingos skersvėjo traukiamos į šviesą. Dalis sielų buvo taip apsunkusios nuo savo negatyvių jausmų ir minčių, kad negalėjo atsiplėšti nuo savo ką tik apleistų kūnų. Jas tamsos angelai susirinks po to, kai baigs rūšiuoti neapsisprendusiuosius. Apsunkusios sielos niekur nedings, o štai su neapsisprendusiomis būtina paskubėti, kol neprisistatė šviesos angelai.
Aitros pavaldiniai, kaip išmuštruoti kareiviai, tvarkingai ir greitai pasiskirstė, kas prie kurios sielos skris. Prisiartinę prie sutrikusios žmogiškosios būtybės, tamsieji iš karto ėmė jai rodyti reginį apie žemiškus malonumus, neišnaudotas galimybės. Beveik visos sielos pajuto trauką prie šių joms brangių malonumų ir jų tolesnis kelias tapo aiškus. Sužadintos aistros jas ėmė traukti žemyn prie žemės. Tamsieji patenkinti trynė rankomis. Šios aiškiai keliaus į pragarą, o paskui dar ne vieną gyvenimą ugdys tyrą ir skaisčią sąmonę. Ta akimirką pasirodė šviesiųjų grupė. Išvydę savo darbą jau nudirbusius tamsiuosius, angelai įpyko teisiojo pykčiu. Jie ėmė spinduliuoti tokią skaisčią šviesą, kad keleto apsunkusių sielų sąmonė atsivėrė ir suvokė trumpalaikių malonumų tuštybę. Jūs gudrumu pažeidėte žmogaus teisę sužinoti apie šviesą, sušuko pasipiktinęs Mėlis. O jūs pažeidinėjate žmogaus teisę sužinoti apie žemės teikiamus malonumus, atsikirto Žaibas. Aitra stebėjo darbininkų rietenas pakilusi šiek tiek aukščiau ir ketino įsikišti tik tuo atveju, jeigu šviesieji imtų sverti svarstyklės į savo pusę. Ji buvo nusiteikusi išeiti iš mūšio lauko tik su pergale. Erdvė šalia jos skaisčiai nušvito. Padvilkė subtilus gėlių aromatas. Sutilindžiavo sidabro varpeliai. Aitra nuo švitėjimo prisidengė iš savo auros suformuotais tamsiais sparnais ir pro plunksnas pažvelgė į atvykusįjį. Būk pasveikinta, tamsos angele, suskambėjo melodingas balsas. Matau, kad Žaibas triūsia apačioje su kitais. Ar tai reiškia, kad tu naujoji grupės vadovė, ar papildomai priskirta prižiūrėtoja? Esu nauja jų vadovė Aitra ir sieksiu užtikrinti sielų surinkimo proceso teisingumą. Aštriai atkirto Aitra. O tu matyt tas naujas idėjinis sėkmingos grupės vadas Markas? Archangelas pritariamai linktelėjo galvą ir nusijuokė. Nuo jo pasklidę rožių žiedlapiai ėmė lėtai sklęsti žemės link. Aitra užsikosijo. Tai pasipūtėlis, demonstruoja savo galybę. Ji susitelkė į juodosios skylės širdį savo esybėje ir sustiprino savo vibracijas. Aplink ją padvilkė šalčiu. Visi rožių žiedai kaip mat sudulėjo. Dabar jau Markas nemaloniai sumirksėjo ir truputį atsitraukė nuo įpykusios Aitros. Kalbėdamiesi jie sekė įvykius apačioje. Pokalbis neturėjo atitraukti nuo pagrindinio jų buvimo čia tikslo – grįžti namo su pergale. O prie traukinių vyko niršus mūšis. Tamsieji, norėdami apsaugoti jau užvaldytas sielas, drabstėsi aistrų sūkuriais, kurie žeidė šviesiuosius kaip strėlės. Šviesieji, norėdami susigrąžinti nors dalį sielų, savo švitėjimu degino tamsiųjų aurą. Nei Aitra, nei Markas nesikišo. Abu žinojo, kad jeigu kuris vienas pamėgins padėti saviems, antrasis irgi nesėdės rankų sudėjęs. Ir tada dvikova vyks tarp jų abiejų. Jėgos apylygės, nuostoliai bus beprasmiai, nes vietoj jų stos kiti, o to nenorėjo nė vienas. Tamsos ir šviesos angelų fizinių kovų laikai seniai praėjo. Sau tą gali leisti tik žemiausio rango tarnautojai, aukštesnių lygių šventintieji tiek iš šviesos, tiek iš tamsos pusės pergalių siekia gudrumu. Taigi, kol eiliniai kovotojai be gailesčio pliekė vieni kitus, jų vadai ramiai kalbėjosi. Ir ko taip žemai nusileidai? Ar už kokį nors prasižengimą esi nubaustas? Pačiu švelniausiu iš savo tonų pasiteiravo Aitra. Prabudo jos profesinė angelų išlaisvintojo dvasia. Jeigu nori atsikratyti trikdžio, pirmiausia turi suvokti jo atsiradimo priežastis. O tuomet rasti išeitį jau bus juokų darbas.
Angelas buvo puikios nuotaikos. Jis vėl melodingai nusijuokė. Na ką tu, mano žvilgsnis ilgai buvo sutelktas į aukščiausią šviesos šaltinį, kol vieną dieną pajutau, kad noriu šią šviesą dalytis su žemesniaisiais pasauliais. Tai kūnikis į fizinę žemę, pasiūlė Aitra. Ten geriausiai sužinosi, kas iš tikrųjų vyksta dieviškojo šviesos šaltinio sukurtame žemiausiame iš pasaulių. Neišlaikė nepašiepusi kilnios Marko misijos. Godumas, neapykanta, karai – tai vis iš to paties dieviškumo. Markas nereagavo į pašaipą. Jo akys degė kilnumu ir žvelgė kiaurai Aitrą, lyg regėtų kažką daugiau nei ją vieną. Aš svarsčiau, kur ir kaip geriausiai pasitarnausiu didindama žmonių sąmoningumą ir nusprendžiau, kad tam tinkamiausias momentas – žmogaus išėjimas iš fizinio kūno. O kad daugiau apriepčiau, pasirinkau grupinio išėjimo iš kūno atvejus. Aitra pajuto norą gerokai supurtyti svajoklį ir grąžinti jo žvilgsnį į realybę. O apie tai, kad per ankstyvų šaukimų į šviesą gali sutrikdyti žmogaus sąmonėjimo kelią, negalvojai? Piktai paklausė ji. Ar tai aš jums, šviesos angelams, turiu pasakoti apie puikybės pavojų? Esu sukūręs naują žmogaus sąmonės greitesnio nušvitimo ir dvasinės transformacijos mechanizmą, ramiai paaiškino Markas. Mintyse pats sau pridūrė. Taip pat ir tamsiųjų transformavimą į šviesaus būtybę. Iš pagarbos pašnekovė balsu to neišsakė. Bet Aitra pajuto jo mintį. Būtina skubiai jį ko nors užimti, nusprendė pati sau. Gal pavyks įvilioti į fizinį įsikūnymą. Neturėdamas gyvenimo žemėje patirties, nesuvokdamas fizinių dėsnių veikimo, jis pridarys klaidų ir turės pakankamai rūpesčių jas taisyti per eilę įsikūnymų. Tuo metu mūšis dėl sielų baigėsi. Šviesieji sugebėjo atsikovoti keletą dvejojusių sielų, nors šį kartą jų laimikis buvo nepalyginti mažesnis nei tamsiųjų. Ir vieni, ir kiti stipriai nukentėjo. Krivai žvelgdami vieni kitus, su savo globojamėmis sielomis išnyko aukščiuose. Metas namo, tarė Aitra. Iki kito susitikimo, šyptelėjo Markas. Ir jų neliko. Žemėje prie likusių gyvų katastrofos aukų triūsė aibė gailestingųjų angelų, kurie buvo prisiėmę pareigą slopinti skausmą, padėti greičiau užgyti žaizdoms, raminti vaikus, įžiebti vilties netekusiems artimųjų. Grįžę į rojų su išlaisvintomis sielomis, vedliai pristatė savo globotines angelams, kurie užsiėmė neseniai mirusių žmonių sielų priežiūrą. Sielos pagal savo sąmoningumo laipsnį bus išrūšiuotos į atskirus rojaus planus ir ten gyvens bei mokysis iki kito savo įsikūnymo į žemę. Linksmi vedliai grįžo į pievelę, kur paprastai laukdavo naujų iškvietimų. Na ir smirdžiu, pasikodė Danielė laisvė. Tuoj pat šoku į upelį maudytis. Prie Danielės priėjo Skaistė. Ko tu tokia liūdna? Šnipštelėjo jį draugiai. Ar nepatiko mūsų darbas? Patiko, atsiduso Danielė. Ar pastebėjai tamsos grupės vadovę, kuri kalbėjosi su Marku? Nustebau ją pamačiusi. Juk tai ta pati kapitonė, kuri man pranešė apie Ugniaus atminties ištrinimą. Pamačiau ją, prisiminiau Ugnių ir mano širdis apsunko. Keista, kad jis spėja dirbti ir ten, ir čia, nusistebėjo Skaistė. Ėmė maudintis. Nuo mūsų trenkia kaip iš savaitę nevalyto tvarto. Atsimenu, vieną įsikūnymą žemėje gyvenau kaime. Turėjome karvių, kiaulių, arklių. Buvau samdoma darbininkė ir turėdavau su vyrais kuopti mėšlą. Labai įdomi patirtis.
Dabar jaučiuosi panašiai. Danielė nusišypsojo. Skaistė moka pataisyti nuotaiką. Nusiprausę, persirengę švariais drabužiais, apvalę žemomis vibracijomis užterštas auras, angelai vedliai susėdo pievelėje aptarti paskutinės užduoties vykdymo. Prie jų prisėdo ir Markas. Jis nesikišo į angelų pokalbį, nes norėjo, kad jie savarankiškai analizuotų ir siūlytų sprendimus. Pirmasis prakalbo Mėlis. Mus aplenkė. Tamsieji kažkaip sugebėjo anksčiau sužinoti apie įvykį. Manau, turime pagalvoti, ką daryti, kad į nelaimės vietą atvyktume pirmi. Gal galime mėginti žvelgti į ateitį? Pasiūlė tyla. Aš apsiemu tai daryti. Puiku, pagyrė Mėlis. Toliau? Aš siūlau sukurti greitesnį srautą, kuris mus neša žemyn. Reikia pasinaudoti vakuumo dalelių antigravitacinę galę, pasiūlė mokslo naujovėmis besidomintis Valius. Puiki mintis, neišlaikė neįsiterpęs Markas. Kol jaunimas dalijosi savo mažais racionaliais patobulinimais ir išradimais, Arkangelo mintise subrendo asmeninis planas. Kol kas apie jį neprasitarė, nes jo idėja reikalavo intensyvesnio nei jaunimui prieinamas minties sutelkimo ir šviesos koncentracijos laipsnio. Jis nusprendė pats tai išbandyti. Jei pavyks, po to galės išmokyti ir kitus. Palikęs angelus diskutuoti, Markas pakilo į vieną aukštesnių rojaus sluoksnių galimybių planą ir kaip aitra ėmė dairytis kitos katastrofos vietos bei laiko. Artimiausias nelaimingas įvykis jo prižiūrimoje žemės teritorijoje buvo lėktuvo katastrofa. Pagal ryškiai susiformavusią įvykio galimybę turėjo žūti visi didelio reisinio lėktuvo keleiviai. Markas išstudijavo galimų šio skrydžio keleivių sąmonės ir kiekvieno jų vietą savo tobulėjimo kelyje. Taip, lėktuve yra žmonių, kurie palankiai susiklošius aplinkybėms gali staiga suvokti save ir tuo pakeisti savo gyvenimo liniją. Ir jų yra pakankamai, kad tokio kolektyvinio nušvitimo pakaktų viso nelaimingo atsitikimo eigai pakeisti. Markas nusileido žemyn į artėjančios katastrofos vietą ir ėmė sekti į orą pakilusį lėktuvą. Iki nelaimės liko kelios valandos. Jas Arkangelas ketino produktyviai išnaudoti žmonių sąmoniai pažadinti. Jis susikaupęs atsargiai apgaubė viso lėktuvo keleivių sąmonės ir iš lėto ėmė į jas spinduliuoti savo sąmonės galią. Visiems be išimties lėktuve buvusiems žmonėms pasirodė, kad akyse tapo šviesiau. Mintys pasidarė aiškesnės. Jausmai nurimo. Vieni prisiminė praeities susitikimus, senus pažįstamus, kitiems į galvą šovė naujos idėjos, treti pajuto savigraužą dėl kažkada atliktų neteisingų veiksmų. Tu ką čia sau leidi? Šalia Marko nuskambo aštrus balsas ir padvelkė žiemos šalčiu. Atitraukęs dalį sąmonės, Markas apsidairė aplink. Netoliese pleveno tužmastimi besisvaidanti aitra. Ji taip pat sugalvojo atvykti į būsimą įvykio vietą ir savo įtaigą iš anksto paruošti neapsisprendusias sielas. Ir vėl tas šviesuolis ją aplenkė. Tiesiog būtina imtis skubių priemonių jį pašalinti. Bet tai vėliau, po šios katastrofos. Dabar svarbiausia neleisti savo ir savo grupiai galutinai apsijuokti prieš pulkininką. Jo nedomins pasiteisinimai, kad teko susidurti su jų jėgas pranokstančių dangaus savanorių arkangelų. Tam tamsieji yra apdovanoti gudrumu, kurios stokoja dangaus teisuoliai. Markas jai nieko neatsakė. Suprato, kad taip lengva kaip planavo nebus. Nepagalvojo galimybių plane pasidairyti, kokių veiksmų gali imtis jo priešininkė.
Štai ir neapdairumo pasekmės. Dviejų galingų sąmonių dvikovos neišvengsi. Aitra įsitaisė šalia, taip pat sutelkė savo dėmesį į lėktuvą ir atakavo jį sunkia emocijų audra. Lėktuvo keleivius apėmė sumaištis. Pilotai nei iš šio, nei iš to ėmė aštriai bartis. Markas taip pajuto savyje kaip skaudų smūgį. Jis dar intensyviau nušvietė lėktuvo žmones. Keleiviai aprimo. Pilotai susiprato stebėti navigacinius prietaisus. Žiūrėk, vienas pilotas tarė kitam. Mūsų greitis mažėja ir kiti rodmenys kažkokie beprotiški. Dar vienas aitros sąmonės koncentracijos pliūpsnis ir visa skrydžio valdymo sistema pradėjo trikti. Lėktuvas ėmė gausti ir smigti žemyn. Sukaukė avarinė sirena. Žmonės salone apėmė paniką. Dar vienas Marko šviesos rautas ir lėktuvą vėl buvo galima suvaldyti. Skrydžio trajektorija išsilygino. Tai bjauri oro duobė, nusikeikė pilotas. Keleiviai lengviau atsipūtė. Vėl aitros spustelėjimas ir vėl lėktuvas nėrė žemyn. Markas sutelkė visas savo galias ir lyg pūkų pagalvę apgaubė lėktuvą. Jo sąmonė buvo galingesnė už aitros ir sugebėjo apsaugoti lėktuvą nuo sudužimo. Visgi, aitrai pavyko sutelkti pakankamai jėgų lemiamam smūgiui. Lėktuvas paskutinę akimirką kliudė medžių viršūnes ir lūžo pusiau. Markas, net virpėdamas nuo įtampos, savo sąmonę apgaubė lėktuvo variklį, kad tas nesprogtų. Tai išgelbėjo gyvybę didžiajai daliai keleivių. Vėliau aviacijos specialistai niekaip negalėjo suvokti, nei kodėl lėktuvas nukrito, nei kodėl jis tai padarė taip sėkmingai žmonių gyvybėms. Prie žuvusiųjų sielų kaipmat susirinko tamsos ir šviesos vedlių grupės. Viskas, tarė savo aitra. Arba skubiai sugalvoju, kaip atsikratyti Marko, arba baigsiu savo karjerą kaip lervų prižiūrėtoja. Jos vinklus protas žaibu sukūrė genialų sudėtingą planą. Kol kas užmes tik pirmasias užuominas, o detalės sudėlios vėliau. Dar anąsyk tarp angelų pastebėjo Danielę. Štai ir dabar angelė atkakliai ginčiosi su vienu tamsiuoju dėl dvejojančios sielos. Aitra prisklendė prie jų ir pašaipiai tarė. Ką aš matau, užmiršusi savo sielvartą Danielė atsidavusiai darbuojasi. Danielė pakėlė akis ir šalia savęs išvydo nepakenčiamą tamsąją. Nusprendė nieko jai neatsakyti. Tiesiog ignoruoti. O aš maniau, kad seksi paskui savo numylėtinį žemę, nutęsė aitra. Danielio širdis krūptelėjo. Deginamas smalsumo visgi paklausė. Ką tu turi omeny? Po atminties išvalymo procedūros gydytojai pasiūlė ugnių gydymo kursą tęsti naujame fizinėme įsikūnime. Ne tame daliniame, kuriame jis susirgo, o atskirame ir visiškai nusileidus į žemišką gyvenimą. Maniau, bėgsi jam iš paskos. Naivioji Danielė nė nesuabejojo aitros žodžių nuoširdumu. Ne tokia ji ir kieta širdė, pagalvojo apie aitrą ir nuoširdžiai jai padėkojo. Žinoma, kad noriu jį sutikti žemėje ir pabandyti atkurti nutrauktą ryšį, atsakė į tamsiai. Kaip galėčiau jį rasti? Kaip ir visus kitus tamsiuosius bei šviesiuosius susiruošusius kūnytis, atsainiai trūktelėjo pečiais aitra. Baltojo senelio namuose. Angelai vedliai kartu su savo vadovu Marku džiaugėsi sėkmingą operaciją. Danielė nesiklausė jų balsų. Priėjusi prie skaistės, ji tyliai tarė. Iškeliauju. Iš aitros sužinojau, kad ugnius kūnysis žemėje. Noriu atsirasti šalia jo. Skaistė daugiau patyrus ir netokia patikli kaip Danielė susimąstė. Nepasitikiu tamsiaisiais. Jie neturi užuojautos.
Netikiu, kad Aitra tau tai pasakė pagailėjusi. Ji kažką rezga. Vis vien keliausiu. Danielė buvo nusiteikusi ryžtingai. Neišleisiu tavęs vienos, susirūpino Skaistė. Eisime kartu. Pasakysiu Markui, kad mes išvykstame. Palauk manęs. Skaistė nuėjo prie Marko ir papasakojo jam Danielės istoriją. Tu teisi, man irgi įtartinas tamsiosios gailiaširdiškumas, pritarė jai Markas. Aš taip pat užmesiu akį, kad jums viskas sektųsi gerai, pagalvojo jis pats savo. Ugnius neskubėdamas žengė lauk pro gydyklos duris. Jis ir vėl buvo pasitikintis savimi, ambicingas, kupinas savitvardos. Jo aštrus protas laukė naujų iššūkių, pasirengęs susidoroti su sudėtingiausiomis kritinėmis situacijomis. Jis nustebo netoliese išvydęs Aitrą. Pamojo jai ranką ir pasuko jos pusę. Kaip laikaisi? Abejingai pasidomėjo Aitra. Tai buvo greičiau mandagumo frazė nei klausimas, į kurį reikėtų atsakyti. Ugnius tai žinojo ir niekiek neužsigavo dėl jos tono. Puikiai, o tu? Su nedidelėmis komplikacijomis, nesileido į ilgesnius paaiškinimus buvusi Ugniaus vadovė. Girdėjau, keliausi į žemę. Ugnius ramiai linktelėjo patvirtindamas. Yra vienas darbas, kuris gali būti naudingas mums abiem. Vis taip pat abejingai dėstė Aitra. Turiu duomenų, kad žemėje kūnytis ketina vienas aukšto rango ir labai biurokratiškas arkangelas Markas. Noriu, kad priderintum savo įsikūnymą prie jo ir pasistengtum taip suklostyti įvykius, kad jis ten įsipainiotų į kokius nors įsipareigojimus ir ilgam pamirštų rojų. Ugnius kurį laiką tylomis mąstė. Jis tau kažko trukdo. Taigi tavo laimėjimas jam užtrukus žemėje akivaizdus. O man kas iš to? Pasiteiravo įdėmiai žvelgdamas Aitrai į akis. Aitros žvilgsnis buvo tyras ir nekaltas. Tai būtų kėlę pasitikėjimą, jeigu ji būtų buvusi šviesiųjų. Tamsiojo veide tokia išraiška įspėjo neprarasti budrumo. Tau tai būtų vertinga glaudaus bendravimo su šviesos būtybėmis patirtis. Kuo geriau pažinsi jų esmę, įpročius, principus, tuo lengviau ir greičiau padėsi jiems įveikti savigraužą ir pasišalinti iš pragaro. Toks profesionalumas atkreips tavo vadovų dėmesį ir padės siekti karjeros. Aitra žinojo, kokiam argumentui Ugnius nepajėgs atsispirti. Ir ji buvo teisi. Kad ir kaip įspėjo save dėl galimų pinklių, tokio pasiūlymo Ugnius negalėjo atsisakyti. Kur aš jį rasiu? Jis kaip tik traukia prie vartų į Baltojo senelio namus. Štai koks jis. Telepatiniu būdu Aitra perteikė Ugniui ryškų Marko vaizdinį. Atrodo naivus kaip kūdikis, tačiau neapsigauk, gudrus ir išradingas. Įspėjo iš savo karčios patirties. Ugnius nusišypsojo. Apsigavimas įeina į patirties kaupimo sąvoką. Šiuo atveju daugiau naudos bus mum abiem, jeigu tu visgi neapsigausi, vertindamas jo gabumus ir planuodamas savo veiksmus. Pabrėžtinai pakartojo Aitra ir nesisveikusi dingo. Ugnius gūžtelėjo pečiais. Jis itin pasitikėjo savo gebėjimu suprasti šviesiųjų nuotaikas bei argumentus. Jautėsi daug matęs bei patyręs ir visiškai neabejojo savo sėkme. Tai, kad užsikrėtė šviesa ir jam teko gydytis, pasitikėjimo savimi netrikdė. Kiekviena klaida buvo vertinga pamoka ir tvirtas žingsnis pirmyn, įtrokštama svarbių projektų vadovo vietą. Užsisvajojęs apie tai, kaip jis paskelbiamas visų laikų geriausių angelų išlaisvintojų, Ugnius neskubėdamas žingsniavo taku, kuris, leisdamasis ir kildamas per skirtingų tankių subtiliuosius poplanius, jį atvedė prie neaukštą balta tvora aptverto erdvaus sodo. Netoliese regėjosi plačiai atverti vartai,
pro kuriuos vienas po kito į sodą žengė tiek tamsos, tiek šviesos angelai. Tolėliau buvo matyti kiti vartai, pro kuriuos iš sodo išeidinėjo toks pats mišrus rautas. Įeinantieji į sodą buvo tie, kurie ketino kūnytis žemėje, o išeinantieji buvo išsikūnijusios ir į savo įprastus subtiliųjų poplanių pasaulius grįžtančios būtybės. Prie vartų vedančių į sodą stoviniavo aukštas, lieknas šviesusis. Ugnius nustebęs atpažino Marką. Šis atrodė sutrikęs ir neryžtingas. Nepriminė aitros perteikto Gudročiaus įvaizdžio. Net jo švytėjimas buvo tiek prigesęs, kad beveik nežeidė Ugniaus. Baltojo senelio namai buvo įsikūrę žemėliau įprastų šviesos būtybėms subtiliųjų aukštumų. Šio lygmens vibracijos buvo gerokai tankesnės, grubesnės ir tai slopino tiek angelų šviesą, tiek jų galią ir sąmoningumą. Aha, pajutai, kaip tave veržia atsidūrus žemesnėse vibracijose. Čia tau ne dangaus visa galybė, bet tai dar tik žiedeliai, pats savo pakomentavo Ugnius. Kai nusileisi fizinę žemę, va tada visiškai pajusi, kaip geležiniu lanku sugniaužia krūtinę materijos tankis, kaip sunku reikšti savo mintis ir jausmus tokiems kaip tu, pratusiems prie visiškos energijų laisvės. Kiek reikia dvasinių pastangų atsiminti ir išreikšti save ir savo tikslus. Markas tebetrypčiojo vietoje. Pagautas impulso, Ugnius priėjo prie jo ir nutaisęs šviesos angelams skirtą nuoširdų bendravimo toną pasiteiravo. Labas, ar būsi vartų garbės sargyba, ar šiaip kol lūkuriuoji? Markas pasisuko į balsą ir neišsidavė atpažinęs, kad tai yra tas, ko jis laukė. Ugniaus vaizdinys buvo regėjęs Danielės mintise, kai atsargiai po jas pasidairė prieš jiems atsisveikinant. Išleidęs kūnytis į žemę Skaistę ir Danielę, Markas sugalvojo, kad pats irgi galėtų pamėginti gimti šalia Ugniaus ir savo meilę bei atjautą padėti šiam atgauti prarastus atsiminimus. Markas niekada nebuvo kūnijęsis ir tik teoriškai žinojo, ką ir kaip reikia daryti. Kai priėjo negrįžtamą pokyčio tašką, vartus į Baltojo senelio namus. Jį pirmą kartą gyvenime užplūdo abejonės, ar jis ne per daug pasitiki savo šviesos jėgomis. Kol svarstė, ar eiti vienam, ar visgi kreiptis pagalbos į patyrusį kūnytis angelą, susitikimas su ieškomu asmeniu pasirodė kaip atsakymas ir jo tikėjimo galios įrodymas. Angelai kaip galėdami vengė meluoti, taigi Markas išsakė dalį tiesos ir nutylėjo apie norą rasti Ugnių. Ketinu pirmą kartą gyvenime kūnytis žemėje, nuoširdžiai prisipažino Markas. Štai ir jaudinuosi. Ugnius supratingai palingavo galvą. Pirmas kartas kiekvienam nelengvas. Jis prisimena, kaip pats nerimavo. Tuomet buvo toks pats sutrikęs kaip Markas, tik nerodė to, nes negalėjo savo demonstruoti baimės ir silpnumo akylų mokytojų akivaizdoje. Šviesos angelams šiuo atveju lengviau. Jie pripažįsta savo teisę abejoti, viešai rodyti emocijas ir vadina tai nuoširdumu. Išlaikydamas emocingą bendravimo stilių, Ugnius apsidairė aplink ir gavai pasidomėjo naujoko likimu. O kur tavo mokytojai ir globėjai, kurie tau padės kūnytis, dar neatvyko? Markas truktelėjo pečiais ir nerūpestingai atsakė. Aš eisiu vienas. Turiu tvirtą vidinę nuostatą, kur ir ko noriu, aiškius tikslus ir motyvaciją, taigi turiu sugebėti įsikūnyti vienas. Išgirdus tokį paaiškinimą, Ugniui nebereikėjo vaidinti nuostabos. Jis iš viso širdies nusistebėjo šiuo iš tiesų naiviu šviesos angelų paprastumu ir grėsmingų pasekmių nepaisimu. Visiškai nekeista, kad su tokiomis pažiūromis jie dažniau nei tamsieji patenka į sudėtingas aplinkybės, nes jas veržiasi apsiginklavę tik tikėjimu. Tikiu tavo šviesos galia, tik iš savo patirties noriu priminti, kad itin sudėtinga atsiminti save ir savo tikėjimą ir savo tikslą įėjimo į fizinę materiją metu.
tarė ugnius, nuoširdžiai susirūpinęs angelo likimu. Tarp mūsų gyvenamųjų subtiliųjų planų ir Žemės fizinės tankiosios materijos yra itin didelis energinis skirtumas. Sąmonei leidžiantis žemyn patiriamas didelis materijos pasipriešinimas, spaudimas ir sutankėjimas. Tai daug sudėtingiau nei šokti nuo tramplino į vandenį. Gal tau geriau neskubėti ir susirasti rimtų mokytojų? Man tenka skubėti, nes į žemę išsiruošė viena mano pažįstama. Nuginkluojančiai geraširdiškai nusišypsojo Markas. Įtariu, kad jai nusimato išgyventi sudėtingų situacijų ir noriu nepastebimai jai pagelbėti. Štai dar vienas realus kandidatas atgailos procesui į pragarą. Klausydamas tokių silpnų argumentų, ugnius pajuto atsakomybę dėl savo darbo vietos saugumo. Būtinai ką nors pripainios, dėl to ims griauštis ir kaipmaž atsiras aukų regione. Prie viso to savo naivumo jis dar toks švytintis, kad mūsų aplinkoje sukels tikrą ekologinę katastrofą. Negaliu leisti jam savo šviesą suardyti ir taip pastaruoju metu perkrautų ritmu žmonių grubiųjų minčių ir jausmų energijas valančių lervų. Jeigu jų neliks, grubiųjų energijų perdirbimas sutriks ir žemieji astralų sluoksniai užsikiš nuo žmonių energinių atliekų. O tada tai sutrikdys tiek Žemės, tiek aukštesnių subtiliųjų planų bendro sugyvenimo pusiausvyrą. Tai bent užduotėlė. Ar tai turėjo omenyje Aitra, liepdama nenuleisti nuo jo akių? Klausyk, drauguži, aš sugalvojau, kaip mudu galėtumėm vienu šūviu nušauti 2 zuikius, pradėjo konfidencialiu tonu ugnius. Markas sumojavo rankomis ir jį nutraukė. Nesutiksiu, kad dėl manęs kas nors būtų žudoma. Ugnius nustebę žvelgė jį, kol suvokė, kas šitaip išgąsdino. Tai tik toks posakis. Jeigu tau labiau patinka taikus vaizdiniai, tada sakykime, kad mes vienu metu galime žongliruoti 2 apelsinais. Pamatęs, kad Marko akys vis dar rodo nesuvokimą, ugnius metė vaizdingus posakius iš šono ir pasirinko patį paprasčiausią paaiškinimą. Tai yra, galime vienu metu pasiekti 2 tikslų. Mes padėsime tau sėkmingai įsikūnyti ir nugyventi tvarkingą pirmąjį gyvenimą ir užsitikrinsime, kad mano prižiūrimas tu neprivirsi košės, dėl kurios užsinorėtum atgailauti aukų regione. Markas susimąstė. Toks pasiūlymas jam tiko. Taip jis oficialiai įsikurtų žemėje šalia Ugniaus ir Danielės, tuo pačiu užsitikrinęs profesionalią priežiūrą ir galėtų vienu metu, zuikis nešaudytų, o štai porą tikslų tikrai pavyktų suderinti. Jis plačiai nusišypsojo ir karštai pareiškė Ugniui. Tai pats geriausias pasiūlymas, kokį galima išgirsti tokioje situacijoje. Sutinku ir iš anksto dėkoju tau už pagalbą. Ugnius pakraipė galvą ir maloniai atsakė. Štai ir puiku. Tuomet eikime vidun. Pradžiai aš tau surengsiu ekskursiją, supažindinsiu su Baltojo senelio namais, o paskui neskubėdami imsimės ieškoti tavo draugės. Jie žengė pro vartus ir pateko į šviesų sodą. Švelni šviesa sklido iš visur ir iš niekur. Plačiomis alėjomis augo daugybė įvairių žydinčių medžių. Juose gausiai čiulbėjo paukšteliai. Alėjos takelių pakraščiais ir klombose tarp medžių akį džiugino didelės, mažos, stambiažiedės, smulkiažiedės, visomis spalvomis besipuikuojančios gėlės. Jų skleidžiamas aromatas buvo maloniai svaigus. Takeliais neskubėdami vaikštinėjo besiruošiantieji kūnytis žemėje, planuodami, apmąstydami paskutinius savo planų potėpius, kaupdami vidines jėgas. Visa ši harmoninga aplinka nuteikė ramiam susitelkimui į save. Nors netokia subtili kaip rojuje ir nė iš tolo neprimenanti tyrų dangaus energijų, ši vieta Markui patiko. Jis kaip mažas vaikas dairėsi ir gėrė save įspūdžius,
džiaugėsi žiedais, paukšteliais, kvapais, garsais. Staiga atitokęs iš svajų jis kumštelėjo ugnių. Kad ir kaip čia nuostabu, noriu paskubėti ir rasti Danielę. Ugnius raminamai atsakė. Turiu tau pasakyti tai, ką būtum sužinojęs iš mokytojo, jeigu į tokį būtum kreipęsis. Baltojo senelio namai – tarpinė vieta, kurioje pasiruošusieji kūnytis į žemę suplanuoja vietą, aplinkybės ir pagrindinius savo gyvenimo įvykius. Mūsų planų laiko ir erdvės tėkmė skiriasi nuo fizinės žemės, dėl to iš čia įmanoma kūnytis į bet kurį žemės laiko tašką. Išėjusiųjų kūnytis į tam tikrą vietą ir laiką duomenys yra įrašomi ir saugomi erdvėlaikiniuose kristaluose kaip amžiname archyve. Taigi, net jeigu tavo draugė jau pasirinko tam tikrą gyvenimą ir į jį paniro, mes nesunkiai tai sužinosime ir parinksime atsirasti šalia jos tuo ir taip, kaip tu panorėsi. Markas sumišo. Tai buvo visiškai bendro pobūdžio informacija, kurią iš tikrųjų būtų dėrėję sužinoti prieš leidžiantis į žemę. Džiaugiuosi, kad tapai mano mokytoju, nuoširdžiai atviriai pareiškė jis Ugniui, tuo šį nejuokai sutrikdydamas. Manau, simboliška, kad mudu nusprendėme bendradarbiauti. Senai laikas nutraukti tarp šviesiųjų ir tamsiųjų vyraujančią priešpriešą. Daugiau pasiektume, jeigu apjungtume žinias ir jėgas bendram pažangos procesui. Tai, kad jūs nepritarėt mūsų darbo metodams, šyptelėjo Ugnius. O jūs, mūsiškiams, taikiai atsakė Markas. Gal taip yra dėl to, kad nei vieni, nei kiti nesistengia pažinti vieni kitų metodus geriau, o tik peikia ir menkina? Ugnius nepanoro leisis į diskusijas šią amžinų nesutarimų tema. Jam atrodė, kad jau būtent jis skiria pakankamai laiko objektyviai susipažinti su šviesiųjų veiklos metodais ir kad būtent jis tikrai objektyviai tuos metodus laiko klaidingais. Tu negalvok, kad aš visiškas nemokša, jei nežinau, kaip kūnijamas žemėje. Markas pajuto poreikį pasiaiškinti. Iš jaudulio dėl artėjančio nuotykio jį apėmė plepumo priepuolis, noras paatvirauti. Nepažįstamas dėmesingas pakeleivis tokiai savijautai išreikšti labai tiko. Supranti, dėstė jis Ugniui, jiems lėtai einant sodo takeliu, beveik visą savo gyvenimą praleidau danguje. Tik neseniai pajutau poreikį leisis į žemesniuosius pasaulius ir savarankiškai su jais susipažinti. Ugnius klausėsi Marko išpažinties ir supratingai linksėjo galvą. Nors jam niekada neteko pabuvoti rojuje, danguje, jis žinojo, kad tai skirtingi būties planai. Rojuje gyvena ir kūrė angelai, į šį kupiną gyvybės ir tyrųjų emocijų būties planą po mirties iškildavo skaisčiosios išsikūnijusių žmonių sielos. Jos čia mokydavosi, ruošdavosi naujiems įsikūnijimams. Dangus, dar subtilesnių vibracijų už rojų, buvo arkangelų pasaulis, grinosios minties ir idėjų planas. Čia naujai sukurtos žmonių dvasios rengėsi ir mokėsi leistis į žemesniuosius pasaulius ilgiems involuciniams įsikūnijimų ciklams. Ir į čia grįždavo šiem ciklam pasibaigus. Retas žmogus gyvenantis žemėje ar išsikūnijęs iš eilinio tarpinio šio ciklo fizinio gyvenimo, savo sąmonę sugebėdavo pakilti į dvasios pasaulį ir tiesiai iš jo semtis įkvėpimo. Angelai taip pat danguje nesilankė. Jie darbavosi rojuje, ar pragare, ar žemėje, o dangų paliko arkangelų globai. Ugnius iš nuogirdų girdėjo virš dangaus plytint dar aukštesnį dieviškųjų emanacijų pasaulį, tik apie jį ir jų gyventojus sklandė tokie neįtikėtini gandai, kad visa tai labiau priminė fantaziją. Kol kas tai Ugniaus proto nejaudino. Jis buvo jaunas, ambicingas, siekė įsitvirtinti savo aplinkoje. Gal, kaip pasiekęs aukštą karjeros laiptelį ir įgijęs pakankamai galios,
Tuomet panorės geriau suvokti visą būtį ir savo vietą joje. Buvo tokių nenoramų angelų, kurie gilinosi į metafizinės būties sąrangos paslaptis. Pažinojo jis ir tokių žmonių. Pažinimas, kaip ir trauka šviesai, yra virusas, mąstė Ugnius. Juo užsikrėtus, jeigu nesiemama kardinalių priemonių, kaip mūsų gydykloje, tai virsta neišgydoma liga. Ar jis gailėjosi, kad iš jo pašalino trauką šviesai? Kol kas ne. Ugnius priminė savo, kad turi užduotį susijusią su šalia einančiu patikliu pašnekovu, taigi grąžino savo nuplaukus į lankas dėmesį atgal prie Marko ir jo nesustojančio žodžių srauto. Kurti ir tobulinti žmogiškasias dvasias man patiko. Ir visgi pajutau kažkokį gilų nepasitenkinimą. Pas mus danguje nėra vienos dvasių kūrimo politikos, konfidencialiai dėstė Markas. Bendrieji darbo principai aiškus. Iš dieviškųjų emanacijų pasaulio, plytinčio virš mūsų, mums pristatomos monados. Tai įvairių daugiamačių pasaulių būsimųjų gyventojų, taip pat ir žmonių, savimonės šerdys. Monadas atlydi to pasaulio gyventojai, atsakingi už monadų leidimąsi žemyn per būties planus, tai yra už jų involuciją. Tas monadas jie kūrė iš pirmapradžių dieviškumo elementų ir jie sudeda esminį impulsą tobulėti bei siekti sąmonės savirealizacijos. Tam tikra arkangelų grupė, pasirinkusi šią veiklą, danguje monadas apgaubia kitu, konkretesnių vibracijų kūnų, tai yra dvasia, arba dar kitaip intelektinių savivokos ir savivaldos centru. Su tokiu uždaviniu pas mus visi sutinka. O štai kaip tai daryti? Čia prasideda nuomonių ir metodikų skirtumai. Ar mes turime teikti standartinį dvasios kūną, užtikrindami gyvųjų būtybių lygybės ir vienodų teisių principą? Ar visgi derėtų atsižvelgti į monados savitumus, galią ir tikslus? Markas padarė dramatišką pauzę, norėdamas pabrėžti klausimo svarbą. Jis pažvelgė į Ugnių. Šis atrodė rimtai susidomėjęs dvasių kūrimo užsiėmusių arkangelų rūpesčiais. Žinai, tęsė Markas, juk net tokiame subtiliame lygyje kaip dieviškų emanacijų pasaulis ir tokioje ankstyvoje sąmonės raidos stadijoje kaip monada, gyvosios būtybės jau ryškiai skiriasi vienos nuo kitų. Kai kurios pasižymi galinga valia, kitos meniškos ir subtilios, dar kitos gaivališkos. Dalis arkangelų laikosi konservatyvių tradicijų. Kiti nori daugiau eksperimentuoti ir pasiūlyti permainų, atsižvelgti į monadų savitumus ir prie jų derinti dvasios kūno duomenis. Aš prie šitų. Aišku, mes jauni, darome klaidų, už tai mus nuolat kritikuoja senieji. Kai pajutau, kad stokoju argumentų apginti savo tiesą, panorau susipažinti su žemesniais nei mano gyvenamasis pasauliais, jų dėsniais, principais, rūpesčiais, padėti ieškoti sprendimų. Kai praplėsiu savasias būties pasaulio pažinimo ribas, gal sugebėsiu ganėtinai aiškiai suformuluoti savo idėjas ir dvasios kūno individualumo svarbą. Aha, šitas jau užsikrėtė pažinimu, linksmai pagalvojo Ugnius. Dvasios kūnas tai ne kokia nors uniforma, kurią gamini urmu ir visiems iš eilės gali užvilkti, nesivargindamas priderinti prie monados savitumo. Markas buvo beįsitraukęs į skausmingą temą. Tik pažvelgęs į Ugnių prisiminė, kad kalbasi ne su užsispyrusiu oponentu, o su paprastu, nieko apie tai nenutuokiančiu tamsos angelu. Ir grąžino savo mintį į esamą realybę. Abu kurį laiką ėjo tylėdami. Ugnius jautė, kad Markas dar nebaigė, taigi santūriai tylėjo. Ir tikrai, po kurio laiko Markas savo pasakojimą tęsė. Taigi, pirmiausia nusprendžiau leistis į rojų. Kurį laiką stebėjau, kaip dvasios kūno apgaubta monada iš dangaus patekusi į rojaus lygmenį, įgyja sielos kūną arba emocinį savivokos ir savivaldos centrą.
kaip ji mokosi juo naudotis. Pastebėjau, kad ir čia aktualios tos pačios konservatizmo bei liberalizmo priešpriešos problemos. Gal tai ir gerai? Pats savo paprieštaravo. Nes diskusija skatina ieškoti pažangių sprendimų, nuolat įsiklausyti į besikeičiančius gyvenimo poreikius. Juk ir būtis, kuri pati yra begalinė ir visą ką talpinanti ir viską pagimdžiusi sąmonė, ir mūsų visata nuolat tobulėja. Dėl to vis pažangesnės, subtilesnės, sąmoningesnės tampa dieviškųjų emanacijų pasaulyje iš jos pirminių elementų kuriamos monados. Vadinasi, joms turi būti pasiūlyti funkcionalesni, lengviau valdomi bei išraiškingesni dvasios ir sielos kūnai. Nesenai pajutau, kad man laikas leisis dar žemiau, dar arčiau galutinio sąmonės pasirinkimo taško - fizinės materijos. Noriu stebėti, kaip žmogus, involucionuodamas į materiją, apsivelka patį tankiausią sąmoningumo kūną - fizinį laidininką. Kaip iš jo pradeda savo evoliucinę sąmonėjimo kelionę atgal į subtiliuosius planus. Jis nutilo ir klausiamai pažvelgė į Ugnių, norėdamas sužinoti jo nuomonę. Manau, tavo sprendimas teisingas, pritariamai linktelėjo Ugnius. Praktika gali labai skirtis nuo teorijos ir nuo pirminės idėjos. Visada naudinga pasitikrinti, kaip tai pasireiškia galutinės realizacijos materijoje. Atleisk, bet ne visos jūsų idėjos pasiteisina. Ten danguje jūs tik inžinieriai konstruktoriai, o kažkas žemėje turi būti bebaimiai formos išbandytojai, kad patikrintų jūsų idėjų realumą. Na, panašiai kaip lakūnai, išbandantis naujų lėktuvų modelių saugumą. Man patinka tavo idėja kurti vis labiau adaptuotas pagal monados savybės bei tikslus, dvasias ir sielas. Tai atrodo teisinga. Taip pat man atrodo, kad tokie adaptuoti dvasios ir sielos kūnai savo ruožtų vėliau žemėje turėtų padėti sukurti kiek įmanoma tiksliau monados poreikius išreiškiantį ir atspindintį fizinį kūną. Markas jautėsi kaip niekada gerai, suprastas, palaikomas. Nesitikėjo, kad kada nors tokį bendramintiškumą patirs su tamsos angelu. Šviesos angelų požiūrio paveiktas, tamsiųjų atžvilgių jis turėjo nemažai neigiamų nuostatų. Pats laikas įgyti objektyvią nuomonę. Štai dar viena mano nepažinta sritis, į kurią norėsiu pasigilinti, pasižymėjo savo. Jie išėjo į erdvę aikštelę. Ten stovėjo daug apvalių stalelių, kurie rodėsi sukurti iš grinosios šviesos. Šalia stalelių iš vienos pusės sėdėjo baltomis tunikomis apsigobusios būtybės, kaktas susijuosusios baltomis juostelėmis. Iš kitos pusės sėdėjo po vieną ar kelis tamsos ar šviesos angelus. Kas čia vyksta, apie ką jie visi kalbasi, pasidomėjo Markas. Čia ir yra įsikūnimo vietos pasirinkimo aikštė, paaiškino Ugnius. Kai rasime tavo draugę arba išsiaiškinsime, kur ir kada ji jau įsikūnijo, ateisime prie vieno iš šių stalelių. Tie staleliai galingą procesinę atmintį turintys sudėtingi įrenginiai, įsikūnijimų generatoriai. Jie parenka įsikūnijimo vietą, laiką, aplinkybės, sąsają su visais kitais, ryšio priežasties sąlygojamas priedermes, kas žemėje vadinama karma. Ir atlieka šią užduotį itin tiksliai, kad visa kas darniai derėtų tankame visų besikūnijančių žemėje sąmonių audinyje. Dažniau besikūnijantis yra įgudę patys valdyti įsikūnijimo generatorių ir parinkti įsikūnijimo aplinkybės. Tačiau keliaujantiems į žemę rečiau keliaujantiems į žemę padeda savanoriai instruktoriai.
dažniausiai iš jūsiškių. O kodėl aš čia pastebiu atėjus kūnytis daugiau tamsiųjų? Vėl paklausė Markas. Ugnius gudriai nusišypsojo. Jam patiko šis naivus šviesos galiūnas. Jei ne taip stipriai akintų ir raižytų sąmonę savo spindulingumu, galėtų būti visai neblogas draugas. Netoks nusistatęs ar užsispyręs kaip kiti šviesieji. Nepriekaištingas tiesos tarnas, atviras kitoniškoms idėjoms. Jūsiškiai labiau linksta apsireikšti jau įsikūnijusiems žmonėms ir vadovauti per reginius. Ugniui nepavyko išlaikyti objektyvaus tono ir jo balse suskambo kaltinimo gaidelės. Tai sutrumpina kelią į kito žmogaus sąmonę. Tačiau to nepakanka, norint pažinti žmones. Tam, mano nuomonė, reikia pagyventi su jais. Elgtis kaip jie, pamėginti mąstyti ir klysti kaip jie. Tuomet bus aiškiau, kaip jiems padėti lengviau ir paprasčiau siekti savirealizacijos. Markas ketino užginčyti Ugniaus žodžius ir apginti šviesos angelų naudojamus metodus. Tik laiku prisiminė savo paties siūlymą geriau pažinti vieniems kitus ir bendradarbiauti. Kitos nuomonės neigimas nėra greičiausias kelias į savitarpio supratimą, pagalvojo jis ir nutylėjo. Jie kurį laiką stebėjo, kaip prie arčiausiai esančio stalelio vienas tamsos angelas derino savo įsikūnymą su savanorių instruktoriumi. Jų stalelis tyliai burzgė, keitė spalvas, virš jo paviršiaus, kaip trimačiame ekrane, ryškėjo ir blanko atskiri trumpi vaizdai. Tai kertiniai būsimo įsikūnymo epizodai, kuriuos kartu su instruktoriumi ar vienas pats planuoja besiruošiantysis į žemę, paaiškino Ugnius. Galima smulkiai suplanuoti gyvenimą, jeigu yra numatytas koks nors konkretus tikslas. Arba kūnytis kūrybingai, jeigu norima lavinti improvizacinius gebėjimus. Markas pažvelgė į sėdinčiuosius prie gretimo stalelio ir su nuostaba šūktelėjo. Danielė! Prie to stalelio sėdėjusi instruktorė kilstelėjo galvą. Pastebėjusi Marką, ji irgi nustebo. Markai, ką tu čia veiki? Nesakei, kad ketini kūnytis. Nemaniau, kad tau tai įdomu. Išvysti Danielę prie įsikūnymų planavimo stalo ir dargi ne besikūnijančios, o instruktorės vietoje, Markui buvo dar viena staigmena. Nespėjo patekti į žemę, o jau susiduria su vis naujais, nenumatytais pokyčiais. Jeigu ten, žemėje, viskas dar sunkiau suvaldoma ir numatoma, tai laikas raitotis rankoves. Markas nenorėjo, kad šalia jo pastebėjusi Ugnių, Danielė pagalvotų, jog tai planuotas susitikimas. Todėl skubiai mostelėjęs jo pusėn tarė. Netikėtai susipažinau su puikiu įsikūnijimų specialistu Ugniumi. Jis man žada padėti įvaldyti sąmoningo gyvenimo žemėje meną. Ugnius, ramiai stebėjęs dviejų angelų pokalbį, santūriai linktelėjo, patvirtindamas Marko žodžius. Jo prisiminimai apie Danielę buvo visiškai ištrinti. Jis žvelgė į ją kaip į pirmą kartą matomą būtybę. Tai pajutusi Danielė sutriko. Norėdama nuslėpti savo sumišimą, jis skubiai pasisuko į savo konsultuojamąjį šviesos angelą ir atsiprašė už netikėtą trikdį. Nieko tokio, maloniai atsakė šis. Pirmą kartą matau šviesų ir tamsų jį susikibus už rankų. Mes nesusikibė už rankų, nusistebėjo Markas, pakėlęs abi rankas. Mano draugas nesupranta perkeltinių prasmių, metaforų ir palyginimų, mirktelėjo angelui prie stalo Ugnius. Tam jis per daug nutolęs į abstrakčiuosius būties apmąstymus. Mes iš tiesų ketiname kūnytis kartu, ką jūs taikliai išsakėte lakia fraze. Ar galėsite parinkti mums vietą? Jis paklausė Danielės, plačiai nusišypsojęs ir lengvai flirtuodamas. Jai nudegė širdį. Ugnius šiuos žodžius tarė visiškai tokia pačia intonacija ir veido išraiška,
kokia su ja pažinties pradžioje kalbėjo Artūras. Matyt, tada mums bendraujant reikšdavosi ugniaus sąmonė, pagalvojo ji. Arba tai galėjo būti būdinga ugniui, Artūrui, o ugnius tuo persijėmė. Ji buvo pastebėjusi, kad sąmonės perkelimų metu fizinėme plane įsikūnijusių vieno gyvenimo asmenybė ir amžinoji per įsikūnimus einanti individualybė veikia viena kitą ir nejučia suteikia viena kitai savo bruožų. Šiuo metu aš užimta, raudonuodama atsakė Danielė. Ją skaudino, kad ugnius su ja elgėsi kaip su nepažįstamąja. Ir tuo pačiu tai buvo būtent ta situacija, kurią ji planavo pakeisti. Taigi teko susiimti ir priminti savo, kad tiki savo širdies galia ir kantrybę, taigi sugebės atgaivinti ugniaus jausmus. Mes palauksime, kol jūs baigsite, ar ne, Markai, mielai sutiko ugnius. Jis pajuto, kad Markas būtų norėjęs konsultuotis būtent su šia angele, su kuria, kaip ugniai pasirodė, Markas siejo kažkoks ryšys. Ugnius turėjo pakankamai patirties ir būtų galėjęs pats viskas sugeneruoti, tačiau ketino pademonstruoti Markui pradedančiojo kelią. Dėl to ketino kreiptis pagalbos į instruktorių. Kadangi jam buvo tas pats, kurį konsultantą rinktis, prisiderino per neišsakytus savo šviesiojo draugo lūkesčių. Ugnius pamojo Markui atsitraukti į šoną. Nuo alėjos takelio jie stebėjo, kaip Danielė tęsia konsultaciją. Tai kuris vakaris sakėte norite kūnytis? Iš naujo paklausė Danielė. Mintis išsilakstė ir jie niekaip negalėjo atsiminti, apie ką jie kalbėjosi. Vakaris neskubėjo atsakyti. Ar teisingai supratau, tie du ketina vykti į žemę kartu? Pagaliau pasiteiravo jis, šnairuodamas į Ugnių ir Marką. Danielė dirbtinai abejingai gūžtelėjo pečiais. Jie taip sako. Tuomet aš apsigalvojau. Akmens amžius ir šamanų bendruomenė palauks kito karto. Jeigu šviesusis ir tamsusis apsijungia bendram darbui, tai matyt, ta užduotis tikrai įdomi. Norėčiau ją stebėti. O jeigu įmanoma, netgi pasiūlyti savo paslaugas. Gal galima taip suplanuoti, kad aš gimčiau jų artimoje aplinkoje. Sakysime, tėvu ar motina, ar kitu artimu giminaičiu, ir turėčiau galimybę su jais pasižinoti. Danielę nustebino toks angelo noras. Ji atidžiai nužvelgė žydinčios obels pavėsyje stoviniavusius Ugnių ir Marką. Jų galingų aurų sukurtas laukas buvo išties įspūdingas. Šviesa ir tamsa maišėsi, kovojo, taikstėsi, dėrėjosi, įsiklausė viena į kitą ir kūrė naujų sąmonės pasireiškimo galimybių atmosferą. Vakaris greitas susivokti, prie ko verta jungtis, pagalvojo Danielė. Jie kaip magnetai. Šalia tokių energijų galima daug ko išmokti. Daug pasiekti. Nenustebsiu, jeigu jų pasirinktą erdvėlaikį suskubs kūnytis ir daugiau šviesiųjų bei tamsiųjų. Aš dar nežinau, kur ir kada jie ketina atsirasti žemėje, priminė vakariui Danielė. Tada sutarkim taip, sumetė tas. Dabar aš pasišalinsiu ir grįšiu iškart po jų, kai jau žinosime jų planus. Tik jiem to nesakykite, gerai? Jis vikriai atsistojo, nusilenkė Danieliai lyg dėkodamas už pagalbą ir greitu žingsniu nuėjo. Vieta laisva, šūktelėjo jis Ugniui ir Markui. Šie jam nusišypsojo ir pamojavo ranka. Sėkmingo įsikūnymo, vakariui pavimui palinkėjo Ugnius. Priėję prie Danielės stalo, abu patogiai įsitaisė ant apvalių besisukančių kėdžių. Visi trys kelias akimirkas tylėjo ir žvelgė vieni į kitus. Pirmoji prakalbo Danielė, stengdamas išlaikyti objektyvios instruktorės įvaizdį.
Ar esate nusprendę, kur ir kuo pageidautumėte kūnytis? Markas metė žvilgsnį į Ugnių. Ugnius pasitikinčiai atsakė. Ypatingų tikslų šiam įsikūnymui neturiu. Man atlikta atminimų išvalymo operacija, nes buvau užsikrėtęs šviesa. O, kaip patogu, nesusilaikė nuo kandžios pastabos Danielė. Kai tik kai kurie prisiminimai mums nepatinka, mes juos ištriname. Nesistengiame jų integruoti į savo patirtį, suvokti, įvertinti ar įvaldyti. Ne, paprasčiausiai išmetame ir nebevarginame savęs. Ar ne? Ugnius krūptelėjo nuo tokios jo nuomonę nepagrįstos kritikos. Ką tie šviesieji supranta apie jų darbą, kad galėtų švaistytis panašiomis frazėmis? Atsakė jai su nuoširdžiu įkarščiu. Jei visi pragaro darbuotojai nušvistų ir taptų per subtilių energijų tam, kad galėtų valyti ir perdėti grubesias žmonijos energijas, tada įvyktų ekologinė katastrofa, kurios pasekmes pajustų ir tyrėjai rojaus gyventojai. Jeigu esate buvę Žemėje, tai galbūt matėte ten veikiančias analogiškas žmonių fizinių atliekų tvarkymo įmonės. Kaip manote, kaip greitai be jų efektyvaus darbo didieji miestai uždūstų savo pačių atliekose ir kanalizacijos nuotekose? Aš nekritikuoju jūsų atliekamų energinio švarinimo darbų svarbos, nenusileido Danielė. Aš tik nepritariu metodams, kaip grubiai jūs elgiatės su savo sąmonė. Gal ta dalis šviesos, kurie jūs pateko susidūrus su angelu, kaip tik jūs praturtintų ir padėtų rasti naujų, geresnių sprendimų, kaip tvarkytis su išties gausiomis ir vis gausėjančiomis žmonijos energinėmis atliekomis. Gal jums tiesiog reikia drįsti išmėginti tą sąmonės transformaciją, kuri gali atrodyti skausminga ar pragaištinga, tačiau iš tikrųjų pakilėtų į naujus sąmoningumo ir realizacinės galios lygius. Danielė įkvėptai dėstė savo karčias mintis, kurias godojo visą laiką nuo jų išsiskyrimo. Kad ir kaip papiktintas jos pamokslavimo, Ugnius turėjo savo įkarštį ir santūriai šyptelėjo. Visgi jis tamsos angelas ir ne veltui tiek laiko mokėsi valdyti savo mintis, jausmus ir reakcijas. Santūrumas buvo tapęs jo antrąja prigimtimi. Pasikarščiuoti, supykti, sau leisdavo tuomet, kai norėdavo tas valdomomis sąlygomis, išreiškiamas savo emocijas panaudoti prieš pašnekovą kaip ginklą, kad išprovokuotų norimas priešininko reakcijas. Dabar jam to nereikėjo, juk atėjo viso labo ramiai suderinti savo kūnijimosi aplinkybės, o ne aiškinti šviesos angelams kosminių tiesų. Ugnius atsakė Danieliai su lengva pašaipa, kaip dažniausiai elgdavosi karštų diskusijų ar ginčų metu. Jūs, šviesos angelai, esate tikri svajokliai, pernelyg sureikšminantys savo patyrimų svarbą. Sėdite rojuje, kuriate įvairias sąmonės ugdymo teorijas. Dažniau kūnykite žemėje, patys savo kailiu patirkite, kaip tai veikia. Kaip tik tą ir ketinu daryti, atkirto Danielė. Markas sėdėjo ir nesikišdamas klausėsi jų pokalbio. Visa širdimi užjautė Danielę ir savo sąmonę kūrė atjautos kupiną atmosferą, kurioje jai ir Ugniui kiltų noras susikalbėti ir suprasti vienam kitą. Danielę tai paveikė. Ji susitvardė ir tyliai paklausė Ugniaus. Ar tu manęs visiškai neprisimeni? Ugnius nustebęs kilstelėjo antakius ir pažvelgė į Marką, lyg šis būtų galėjęs jam padėti. Markas nežymiai papurtė galvą. Suprask, nieko nežinau. Ne, o ką? Aš esu ta, dėl kurios tau ištrynė atmintį. Štai kaip, nutęsė Ugnius įdėmiai nužvelgęs Danielę. Prašom nesijaudinti. Aš dėl to jūsų nekaltinu ir nenešioju akmens užantyje. Čia perkeltinė prasme, Markai, paaiškino pamatęs, kad aš šnairomis nužvelgė jo tuniką. Tai ne pirmas kartas ir jis neturėjo neigiamų pasekmių nei mano mąstymui, nei pojūčiams. Mane testavo ir nustatė, kad esu toks pats įžvalgus, aštraus proto, greistos reakcijos. O širdis kaip?
Vėl neišlaikė Danielė. Širdis yra jūsų veiklos zona, nusišypsojo Ugnius. Į nesibaigiančią diskusiją, kas svarbiau, širdis ar protas, manęs neįtrauksite. Aš esu čia, kad suderinčiau savo įsikūnymo sąlygas. Jeigu jums sunku man padėti dėl kokių nors iš jūsų atminties nepašalintų ir vertinga patirtimi virtusių prisiminimų, mes prisėsime prie kito stalelio. Danielė suėmė savį rankas, lyg atsiprašydama nusišypsojo jiems abiem ir ramiu balsu tarė. Atleiskit, tikrai nejučiai įsitraukiau į amžinųjų temų svarstymą. Mielai jums padėsiu. Tai kur sakėt norėtumėt kūnytis? Ugnius jai atlaidžiai linktelėjo ir pasisukęs į Marką tarė. Vienas mėgstamiausių mano kūnymosi laikotarpių yra senovės Graikija. Šiaip man tas pats, kur gimti. Turiu atlikti laisvai pasirinktą privalomąjį įsikūnymą po atminties ištrinimo ir įrodyti, kad mano sąmonės integralumas išliko toks pats. Jeigu tau, Markai, Graikijos aplinka nepatinka, gal tu turi kitų pasiūlymų? Markas papurtė galvą. Man visai tas pats kur. Palieku teisę rinktis tau. Puiku, atsakė Ugnius, vėl pasisukdamas į Danielę. 8., 7., 6. amžiuje prieš vadinamąją Kristaus erą jau kūnijausi. Norėčiau išbandyti, sakysime, 5. amžių prieš Kristų, kuriame nors graikų mieste, kur dar nesuformuotas konservatyvus gyvenimo stilius ir yra daugiau potencinių energijų. Kitos būtinosios sąlygos, kad mes gimtume vaikais. Vienoje šeimoje. Aš būčiau vyresnysis brolis. Taip galėsiu padėti Markui laiku atgauti sąmoningumą, kurį pirmojo įsikūnijimo metu paprastai retas išlaiko. Dar norėsiu, kad paveldėtume atletiškus kūnus, nes man patinka dalyvauti sportinėse žaidynėse. Galimybė pasireikšti viename kitame kare taip pat įkvepia. Visa kita laivėka improvizacijai, nes iš anksto daug žinoti nuobodu. Danielė išklausė Ugniaus pageidavimus ir pasisuko į Marką. Ar tikrai su viskuo sutinki? Nieko nenori pridurti? Markas būtų mielai pridūręs, kad pageidautų taip viską sudėlioti, jog jie susitiktų su Daniele. Bet suprato, kad Danielė ir taip būtinai atsidurs toje pačioje aplinkoje, kurioje kūnysis Ugnius. Taigi daugiau nieko kito norėti neliko. Viskas gerai, atsakė jis. Puiku, žiūrim, ką mums pasiūlys įsikūnijimų generatorius. Danielė nukreipė dėmesį į stalo paviršių. Jis ėmė tyliai dūgzti, mainytis pastelinėmis spalvomis. Ėmė ryškėti atskiri vaizdai, balti vienaukščiai namai, baltomis trumpomis tunikomis dėvį juodbruviai garbanoti vyrai, kalnuotos vietovės, mūšių scenos. Ugnius įdėmiai stebėjo vaizdus. Kai jie baigėsi, jis patenkintas linktelėjo galvą ir tarė. Įsikūnimo erdvėlaikis, tarpusavio sąryšių ir karminių aplinkybių sąlygos mane tenkina. Markas, kaip neturintis karminių įsipareigojimų, gauna naują, švarų lapą, kuriame įrašys savo pirmuosius sąveikos su kitomis įsikūnijomis būtybėmis ryšius. Ar esi visiškai tikras, kad įsikūnijimo metu neužsimirši ir tavo planai padėti Markui nežlugs? Danielė niekaip negalėjo liautis laidžiusi kandžias pastambas tam perdėm pasitikinčiam savimi tamsos angelui. Šis jos adatėles priėmė oriai ir išsamiai paaiškino, savo kalbą adresuodamas labiau Markui nei priekabiai instruktoriai. Jūs įpratote veikti per jau įsikūnijusių žemėje žmonių sąmonės, į jas leisdami vaizdinius telepatinių ryšio kanalu arba savo sąmonės apgyvendindami greta jų tame pačiame fizinėme kūne kaip simbiozė. Tai patogu, nes nereikia gaišti laiko kūnytis ir mokytis gyventis fizinėme pasaulyje. O štai mes,
laviname sąmoningo įsikūnymo meną. Mes tikime, kad simbiozinis naudojimasis jau įsikūnijusio žmogaus protu riboja saviraišką to žmogaus fizinių ir dvasinių gebėjimų lygyje. Galbūt jums yra tekę girdėti apie mirusiųjų knygą, kuri padeda fizinėje žemėje esančiam mirštančiajam išlaikyti sąmoningumą sudėtingų perėjimo iš fizinio į subtiliuosius pasaulius metu. Lygiai tokie pat sudėtingi sąmonės virsmo procesai vyksta ir kūnijimuose, įėjimo į įsčias, sueities, vaisiaus brendimo motinos įsčiose ir paties gimimo proceso metu. Šiam leidimosi iš subtiliųjų planų į fizinį etapui taip pat reikalingas arba kvalifikuotas patarėjas, kuris nurodytų, ką daryti besikūnijančiai sąmoniai, arba pati sąmonė turi kartoti tam tikras mantras, formulės, kad sugebėtų be pašalinių pagalbos išlaikyti sąmoningumo būseną. Visos šios formulės surašytos gimimo knygoje, kurią jau daug amžių tobulina mūsų išminčiai. Taip, teko apie tokią girdėti, linktelėjo Markas, tačiau mūsų išminčiai teigia, kad koncentracija į savo savasties ašį ir į įsikūnimo misiją yra tinkamas įrankis savo aukštesniajam sąmoningumui fizinėme kūne išsaugoti. Ugnius nutaisė globėjišką veido išraišką. Puiku, tada aš leisiuosi savuoju metodu, tu savuoju, o paskui sulyginsime rezultatus, kuriam greičiau pavyko atsiminti savo subtiliųjų planų gyvenimą ir kūnimosi tikslą. Jis pasisuko į Danielę. Dėkoju už pagalbą. Dėkoju už pagalbą, pakartojo Markas. Jie atsistojo ir nuėjo. Danielė sėdėjo ir žvelgė jiems įkandin. Na kągi, pagalvojo ji. Įdomiai padirbėjau instruktorę, o štai ir man laikas pagalvoti apie žemę. Erdvėlaikis aiškus, belieka pasirinkti, kuo ir kada noriu atsirasti ugniaus gyvenime. Jis sutelkė dėmesį į stalo paviršių. Prieš jos akis iškilo kalnuota vietovė, Apolono šventykla, seni žiniai, o šalia jų nuo pranašavimą skatinančių garų apsvaigusi Pitija. Priešais ją, laukdamas atsakymų į užduotąjį klausimą, stovi raumeningas atletas. Delfų Pitija, kaip įdomu. Danielė pamėgino įsivaizduoti save pranašės aiškiaregės vaidmenyje. Tokios patirties nesu turėjusi. Tais laikais orakulės turėjo stiprų autoritetą. Gal taip man pavyks atkreipti jo dėmesį į save ir atverti jo širdį bendradarbiauti. Ji pakilo nuo salelio ir pasuko į tą sodo pusę, kur žinojo, kad jos laukia draugė Skaistė. Na kaip? Suokalbiškai pasiteiravo ši, dairydamas į šonus. Nepatikėsi, pas mane prisistatė abu kartu, Ugnius ir Markas. Plačiai šypsodamasi patenkinta atsakė Danielė. Markas? Nustebo Skaistė. Kartu su Ugniumi? Ką tas sugalvojo? Nusprendė pasimėgauti sveiku senovės Graikijos klimatu, nusišaipė Danielė. Lauksiu jų Apolono šventykloje. Delfuose. Laiminga dėl savo planų nusijuokė Danielė. Žodžiu, taip sudėliojau savo įsikūnijimo gijas, kad jie ateitų pas mane pranašysčių. Jų pagalba padėsiu Ugniui atsiminti savo jausmus. Skaistė svajingai tarė. Pitija, dar niekada nebuvau pranašaujančia orakulė. Aš irgi noriu išbandyti šią patirtį. Noriu kūnyti šalia tavęs. Galbūt tau prireiks mano palaikymo, o gal dviese lengviau paveiksime Ugnių. Danielė šyptelėjo. Ugniaus ir Marko komandos sukurtas stiprių energijų magnetas traukė Skaistę kūnytis į tą vietą ir laikotarpį, net nesuvokiant tikrųjų priežasčių. Gerai. Grįžkim atgal, sudėlios ir tavo gyvenimą šalia mūsų. Dar ir vakariui žadėjau padėti atsirasti jų šeimoje. Jis turbūt manęs laukia nesulaukia. Mūsų žygyje susidarys visai nemažas angelų būrys. Tarė jį draugiai ir abi kartu patraukė prie Danielės darbo stalo. Kur mes einame? Pasiteiravo Ugniaus Markas, dairydamasis aplink.
Ar leisimės į įsikūnymą pro kitus vartus? Ne, nusišypsojo Ugnius. Visas šis baltojo senelio sodas yra sąmonės būsena. Ir tik jo regimybė susikuria mūsų sąmonėje. Ši buvimo čia būsena yra tarpinė tarp mūsų įprastos ir fizinės realybės. Čia mes žeminame savo vibracijas, koncentruojamės susitelkti iki mažo, fiziškai kieto ir nepaslankaus kūno. Dabar mes einame į įsikūnijimų salę. Ten patogiai įsitaisysime kėdėse ir leisimės į kelionę. Markui buvo suvokiama sąmonės lygmenų kaita. Jis pats, atkeliavęs iš itin subtilių vibracijų aukščių, jau nekartą turėjo riboti savo sąmonės vibracinį dažnį, netgi kai norėjo padirbėti su angelais gelbėtojais. Dabar vėl jautė tą patį veržiantį galimybių ribojimo jausmą. Kuo žemiau į materijos tankį, tuo sunkiau judėti, išreikšti savo idėjas, jausmus, mintis. Viskas darosi grubu, nerangu, lėta. Užuot galėjęs visus jausmus ir idėjas išgyventi, realizuoti, stebėti vienu metu, turi jas dėstyti linijinę laiko judėjimo kryptimi ir laukti, kol jos pasireikš. Dėl sutirštėjusio tankio ir lėtesnio vibracijų dažnio, kai kurių idėjų išvis nepavyksta perteikti arba jos tampa iškraipytos. Ankšta, vienu žodžiu pakomentavo savo būseną Ugniui. Šis šypstelėjo užjausdamas arkangelą. Tuo pačiu jis jautė Markui pagarbą, kad tas pagaliau ryžosi nusileisti iš savo visagalybės ir panoro patirti apribotos raidos sąlygas. Užtat labai konkretu ir vienareikšmiška, nuramino Marką Ugnius. Kai įvaldai savo fizinį instrumentą ir išmoksti per jį reikšti sąmonę, pastebi tuos darbo fizinėme pasaulyje privalumus, kurių nėra visagalybės aukščiuose. Jie priėjo nedidelį vienaukštį baltą namą. Ir visi besikūnijantį telpa jame, suabejojo Markas. Jis sukurtas iš gausybės suspaustų erdvėlaikio kišenių bei kambarių, paaiškino Ugnius. Begalinis kiekis nedidelių portalų į paraleles erdves. Net ir dabar mes jau stovime individualiame paraleliame šio namo prieangyje. Čia nematai nei ilgų eilių, nei grūsties, o juk nuolat kūnijasi gyvas galas įvairiausio sąmoningumo lygio būtybių. Žmonių gyvybės bangos atstovai taip pat keliauja per šią vietą, tik jų vibracinis dažnis skiriasi nuo angelų, dėl to vieni kitiems baltojo senelio sode prie įsikūnimų generatorių ir čia prie jo namo yra nematomi. Laukujas namo duris atsivėrė ir juos džiaugsmingai pasveikino senas, žilas vyras ilgais baltais drabužiais. Markas pabandė nustatyti, ar jis iš šviesiųjų ar iš tamsiųjų, tačiau atrodė, kad vyras yra virš šių dualumo apribojimų. Nuo jos sklido gilios išminties ir rimties vibracijos. Sveiki atvykę kūnytis žemėje, skambiu jaunatvišku balsu tarė jis svečiams. Prašom į jums skirtą kambarį. Palydėjęs per šviesų prieškambarį iki atvirų vidinių durų, atsisveikindamas ir linkėdamas sėkmės, jis uždėjo dešinę ranką iš pradžių Markui ant peties, po to Ugniui. Nuo jo prisilietimo Marko kūnas prisipildė energijos ir tikėjimo savo kelionės sėkme. Kai kambario duris jiems įėjus į vidų užsidarė, Markas paklausė Ugniaus. Tai kas jis yra iš tikrųjų? Tas gūžtelėjo pečiais. Daugiamatė sąmonė, sukurianti reikiamas sąlygas, valdanti įsikūnijimo į fizinį planą procesus, kontroliuojanti priežasties ir pasekmės pusiausvyrą. Įsikūnijimų dėsnis, sutalpinanti savyje visas keliones į fizinį pasaulį, visus keliautojus ir jų patirtis. Markas kurį laiką susimąstė žvelgė į uždarytas duris, lyg būtų norėjęs suprasti už jų likusį vyrą. Kiekvienas visatos planas turi savo egzistencijos paslapčių.
Maniau, kad puikiai išmanau visus subtiliųjų planų dėsnius ir matau, kiek daug dar turiu mokytis. Filosofiškai pastebėjo jis Ugniui. Po to ėmė dairytis po kambarį. Šis buvo nedidelis, be langų, nušviestas iš viršaus sklidusios neryškios šviesos. Kambario viduryje stovėjo 2 patogūs krėslai. Kai į juos atsisėsime ir sąmoningai išreikšime ketinimą kūnytis pagal suderintą planą, tada mūsų sąmonė pradės fokusuotis į mūsų būsimo fizinio kūno pradėjimo momentą, grimzti į fizinę materiją. Štai šiuo momentu labai svarbu atsiminti savo kūnymosi tikslą. Aš esu šviesa, aš esu meilė, sėsdamasis į krėslą nutraukė Ugnių Markas. Tai yra viskas, ką man būtina atsiminti, leidžiantis į žemesnį visatos planą. Iki šiol tai puikiai veikė. Iki šiol tu nė karto nebuvai nusileidęs į fizinę žemę, kurią būtų galima vadinti užmaršties pasauliu, atkirto Ugnius. Kol kas jis dar nesėdo į savo krėslą. Pirmiausia, norėjo padėti įsikūnyti Markui. Aš esu šviesa, aš esu meilė. Užsimerkęs, susikaupęs, atkakliai kartojo Markas. Tai tik šviesą ir meilę nusineši, suirzo Ugnius dėl savo mokinio užsispyrimo, o aukštųjų planų, prisiminimų ir aukštesniosios sąmonės neturėsi. Markas jo nesiklausė. Tyliai murmėjo savo mantrą ir vis labiau grimzdo į gilų transą. Eik tu pagalais, numojo į ranką Ugnius. Paskutinį kartą metė žvilgsnį į nuščiuvusį Marką, jis patogiai įsitaisė antrame krėsle, užsimerkė, sutelkė dėmesį į ketinimą sąmoningai įsikūnyti suplanuotoje vietoje ir ėmė murmėti. Aš esu sąmonė, aš esu valia atminti save ir savo tikslus. Jo sąmonė ėmė keltis į fizinę plotmę. Į tą akimirką, kai jo būsimieji tėvai pradėjo kūną, kuriame jam buvo lemta įsikūnyti naujame gyvenime.